Gerą vakarą, labai smagu vėl matytis. Šį kartą po 2 metų pertraukos visuotinis susirinkimas. Pradėsime nuo valdybos vieno klausimo, paskui perėsime prie visuotinio. Tai kvorumą mes jau pasiskaičiavom, tikrai turime, iš viso turime 15 žmonių, tai labai puikus lankomumas. Taip pat turime du svečius. Tai yra Justinas Statkus iš Akmenės, išjudinkime akmenis klubo, ir Linas Relkauskas iš Pušyno disc golfo klubo, kurie abu kaip tik ir pateikia prašymus, šitie abu klubai pateikia prašymus prisijungti prie federacijos veiklos. Tai gal kaip visą laiką pradėsime nuo darbotvarkės, tai valdybos susirinkimo darbotvarkė paprasta, tik tais vienintelis klausimas, tai yra šių naujų 2 klubų prašymų svarstymas. Jeigu jūs visi pritarėt valdybos nariai, tai mes šitą darbotvarkę patvirtinkim. Niekas neprieštarauja, tai tada viskas tvarkoj. Tai patvirtinu, kad federacija gavo šitų abiejų klubų visus reikiamus dokumentus, tiek apmokėjimo narystės mokesčio stojamasis 30 €, tiek sprendimus ir prašymus tapti mūsų nariais. Tai kaip ir minėjau, turime tiek Justiną, tiek Liną. Turbūt gal paprašysime jų trumpai apie save papasakoti ir tada, taip, Tadas, gerai, atsakysim į klausimus eigoje. Tadai, tu klausai ir valdybos rinkimai, tai valdybos rinkimai po to, nes vis tiek mes turime dar priimti pirmą naujus narius, kadangi tai valdyba daro, ir tada perėsim prie visuotinių. Tai čia toks paskutinis mūsų dabartinės valdybos, dar mes, kadangi dirbam, tai dabartinės valdybos paskutinis darbas. Tai kol kas pabūkim visi kartu. Tai Justinai, gal nuo tavęs pradėkim, kaip jums ten Akmenėj sekasi, kodėl norite prisijungti prie mūsų ir kokie jūsų planai. Labas vakaras visiems, ar girdit mane? Girdim. Tai mes turbūt esame įkūrę savo sporto klubą Išjudinkim akmenis, tai šitam sporto klubui yra 2 metai. Ir kaip jau minėjot, su Algirdu Bučiu stengiamės, tiek Padarius padėjo įkurti disc golfo parką Akmenėje. Turim gražią vietą, yra gamtos ir kultūros parkas, Pušynas kitaip vadinamas mūsų. Tai kaip Darius ir minėjo, mes tik esam pradedantis, bet kaip jis minėjo, tai yra gan sudėtinga trasa, gal viena netgi sudėtingiausių Lietuvoje. Tai kviečiam visus atvykti išbandyti. Taip pat mes galim jums pasiūlyti ir kur apsistoti, galite su mumis susisiekti, galime ir parodyti Akmenės miestą. Tai, kaip sakant, kviečiam linksmai praleisti laiką ir tuo pačiu pažaisti disko golfą. O į šią federaciją stojam dėl to, kad galbūt būtų galima kažkokį tai etapą suorganizuoti ir Akmenėje. Gal trumpai tiek būtų. Gerai, ačiū Justinai. Ar kas nors Justinai turėtų kokį nors klausimų? O aš paklausiu. Taip, Skirmantai. Ar jau turit narių, ar kokia jūs didumo klubas jau esat? Turim narių, yra gal apie 10 narių pas mus dabar. Tai tik pradedantis mes esam, mėgėjiškai, kaip sakant, žaidžiam. Taip, žinau. Okay. Aš manau, kad mes turbūt galim tada ir Lino išklausyti, jeigu jis dabar turės galimybę pakalbėti, tada turbūt nuspręsim dėl abiejų klubų, nes tarp jų skirtumo, kaip sakant, neturėtų būti, jeigu viskas tvarkoja, tai priimam abu. Taip, Linai, gal ir tu tada turi galimybę pasakyti šiek tiek apie savo klubą. Aišku, mes daug apie viską žinom, bet tiesiog trumpai, kaip jums sekasi ir kokie planai šių metų. Sveiki visi, o dėl planų iš tikrųjų, tai turim viziją keletai nacionalinių turnyrų, tai yra taurės etapas ir dvejetų čempionatas. Turėjom truputį praeitais metais susipažinimą su viskuo, kaip ir daugelį turbūt iš jūsų yra jau tekę pabuvoti Pušyno parke, patirti visą tai ir tiesiog patys pradedam daugiau skleisti visą veiklą ir tikimės, kad viskas bus gerai. O iš manęs daugiau tiek, nes kaip ir žinot, pagrindinis tikslas mano yra plėsti apskritai visą disc golfą ir labai malonu yra prisijungti prie taurės ar kitų turnyrų ir tiesiog plėsti visą veiklą. Puiku. Ar kas nors Linui turėtų klausimų? Aišku, kadangi Linas jau mums pažįstamas, tai gal ne visai naujokas, tai dėl to klausimų gal ir nebus.
Tai tvarkoja, jeigu klausimų neturim, tai prisistatymus gavom, informacija, kaip ir minėjau, viskas yra tvarkinga su tais klubais, tai siūlau tada, gal mes ir bendrų sutarimų kaip valdyba galime priimti, turbūt nebus ten prieštaraujančių, ko mūsų daugiau, to mūsų visiems, kaip sakant, ir pačiai valdybai smagiau, federacijai. Niekas neprieštarauja, puiku, tai mes tada oficialiai ir patvirtinam šitos 2 klubus kaip naujais federacijos nariais. Tai iš karto primenu dar kartą, kad Justinai ir Linai tada pasilikit, jeigu turit laiko ir dabar visuotiniam susirinkimui, kuris iš karto ir prasidės. Ir tada jūs jau turėsite irgi balsą ir galėsite jau balsuoti mūsų tais visais klausimais. Tai, o tada senai valdybai turbūt galima padėkoti, nes žiūrėsim, gali būti, kad čia ne visi toliau bus naujoj valdyboje, nes ne visi ir kandidatavo. Tai bet kuriuo atveju labai manau, kad produktyviai mes šitos 2 metus veikiame, turėjome nemažai susirinkimų, tai dar kaip tik tiek turėsim valdybos, tiek veiklos ataskaitas, tai galėsime peržiūrėti, pamatysim, kaip mums sekėsi. Na ir tada ta gera gaida, pereikime ir į visuotinio susirinkimo režimą, įrašą tą patį palikim, bus smagiau iš karto žiūrėti, tai tada iš karto pereikime prie darbotvarkės, kuri buvo siūloma. Šį kartą darbotvarkė jau didesnė, nes visuotinis susirinkimas turi daugiau atsakomybių ir kas 2 metus pagal mūsų įstatus turi susirinkti ir patvirtinti tam tikrus dalykus. Tai visų pirma, pradėsime nuo 24 metų ataskaitų patvirtinimo, jas aš pristatysiu. Tai pirminėjau, turėsime valdybos ataskaitą, veiklos ataskaitą ir finansinę ataskaitą. Jas visas peržiūrėsime ir jeigu viskas gerai, turėtume ir patvirtinti. Antras klausimas turėtų būti svarstymas dėl licenzijų kainų pakeitimo. Tai čia praeitos valdybos dar prieš paskutiniam posėdį buvo iškeltas toks pasiūlymas, kad visuotinis susirinkimas tą galėtų spręsti ir kainą kelti nuo 5 iki 7 eurų. Tai čia, kadangi čia yra pagal įstatus tik visuotinio susirinkimo, kol kas tik visuotinio susirinkimo sprendimas, tai dėl to ir mes turėsime šiandien tą nuspręsti. Trečiojo klausimu turėtume pakeisti įstatus, irgi valdyboje mes svarstėme dėl tam tikrų patogumų, ten didelių pakeitimų nėra, bet juos pristatysime ir apsvarstysime. Ir tada 4 iš eilės bus rinkimai, tai yra prezidento rinkimai, PDG koordinatorius rinkimai, valdybos narių rinkimai ir revizoriaus rinkimai. Ir po šitų visų rinkimų tada bus kiti klausimai. Nežinau, ar mes turėsime tų kitų klausimų, bet gal kažkas kažką norės pasakyti. Tai jeigu visuotinio susirinkimo nariai pritarė, bendrų sutarimų gal darbotvarkei pritarkime. Ir tada eikime iškart prie ataskaitų. Aš su ataskaitomis su jumis iš karto pasidalinsiu. Pradėsime nuo valdybos ataskaitos. Kai ją pristatysiu, gal turėsite klausimų, tada atsakysime į juos. Tai kaip ir minėjau, jau yra 4 metai veiklos baigėsi, prasidės naujas dvimetis, kaip sakant, bus 5 ir 6 metai. Valdžią mes jau visi valdybos valdžią žinom, su ją nemažai esam susipažinę. Iš viso per 24 metus mes surengėme 6 posėdžius, na, su šios dienos posėdžių turėtume ir 7. Visą laiką, kaip ir minėjau, visus posėdžius ir įrašus ir protokolus mes viešiname savo svetainėje. Išdėliojam pagrindinius priimtus nutarimus, aišku, jų buvo daugiau, bet čia tokie kaip ir pagrindiniai. Patvirtintas planas dėl rinktinės dalyvavimo pasaulio čempionate Australijoje, patvirtinta nauja nacionalinis rinktinis žaidėjų atrankos sistema, atnaujintas 24 metų turnyrų reglamentas ir formatas, nutarta kartu su Lietuvos discgolfo klubais vykdyti mažųjų parkų taurės varžybas, patvirtintas žaidėjų reitingo datos skaičiavimas jau 25 metų turnyrams, patvirtinta nauja 25 metų taurės sezono taškų skaičiavimo sistema, paskelbta licencijuotų žaidėjų balsavimo tvarka dėl 25 turnyrų. Ir būtent buvo atlikta ta licencijuotų žaidėjų apklausa ir pagal tą apklausą buvo patvirtinti šie mums jau visiems žinomi ir pasibaigę turnyrai. Tai va, tai tokia trumpa valdybos ataskaita, nes, na, čia kaip ir minėjau, viskas susiję tik su tuo, ką būtent valdyba darė, ką nutarė ir taip toliau. Ar turėtumėt kokiu nors klausimų, kas susiję su, kol kas nematau klausimų, tai tada gal iš karto ir
pabalsuokime, tai yra, ar galime patvirtinti šią būtent valdybos ataskaitą už 24 metus. Čia aš gal natūraliai klausiu, gal bendru sutarimu. Jeigu nėra prieštaraujančių, tai turėtų tada būti bendru sutarimu. Gerai, prieštaraujančių nėra. Eikime prie veiklos ataskaitos, būtent federacijos, tai jinai bus šiek tiek detalesnė. Tai pabandysim pasidalinti. Tai, čia būtent jau federacijos veiklos ataskaita, tai čia pradžia kaip visą laiką ta pati, išvardyti mūsų federacijos nariai, kaip ir minėjau, kaip visi žinom, dabar jau dar prisidės 2 nauji nariai, tai šiuose turėsime jau 13 narių, tai puikus skaičius. Čia irgi tradiciškai prašyta, kad mes... Atrodo, Mykol. Kaip sakai? Ne 14? Nu, turėjom, žinok, 11, tai būtų įdomu, kas tada čia dar prisijungia. Skaičiuokime. Kažkodėl 12 skaičiavau, bet kažką gal. Sąraše tai matau 11, žinok. Tai nebent tu kažką žinai, ko čia dar netikėtai prie mūsų prisijungia. Nekreipdėmės, tai greičiausiai kažką 2 kartus suskaičiau. Taip, viskas tvarkoja. Turėtume turėti 11 narių ir dabar 2 prisijungia 13. Tai jo, tai kaip ir valdybos ataskaitoje federacija irgi vis tiek prie to paties prisidėjo, patvirtinom reglamentą 24 metams, pagal galimybės padėjome klubams organizuoti taurės etapus, kitus čempionatus, tiek Lietuvos discgolfo, tiek Lietuvos discgolfo mėgėjų, tiek žiemos, tiek komandinį ir dvejetų čempionatus. Tai aišku, tą veiklą tęsime 25 metais, kaip ir tradicinis jau kalendorius, kurį mes jau visi žinome. Toliau šiek tiek aprašyta, ką mes nuveikėme su nacionalinių rinktinių rezultatais. Pačiam rinktiniam, tai iš viso mes turėjome iš tikrųjų 2 rinktinės. Tai visų pirma, Domas Brazauskas buvo pirmasis lietuvis, kuris dalyvavo pasaulio jaunimo čempionate, važiavo į Jungtines valstijas. Manau, kad puikiai pasirodė, kaip pirmam kartui, tikrai jam pačiam labai patiko ir pasisėmė nemažai patirties. O paskui metų pabaigoje, visi žinom, važiavo ir rinktinė į Australiją, kur vyko pasaulio komandinis čempionatas. Irgi džiaugiamės pasiekimais, nes būtent praėjus kuriam laikui ta 17 vieta tapo 16 ir pagal tai rinktinė dabar galės šiais metais važiuoti į Kiniją, į pasaulio žaidynės. Čia verta paminėti be abejo, kad būtent didžiąją daugumą išlaidų buvo padengtos mūsų puikių bendradarbiavimų su Lietuvos skaidančio disko federacija, nes būtent jie iš savo aukšto meistriškumo programos, iš valstybės lėšų prisidėjo prie šitų ypač rinktinės dalyvavimo ir išlaidų. Na ir mes pagal galimybės, aišku, mes tokių didelių galimybių neturim, nes mes iš valstybės lėšų ir kitų kol kas negauname, tai mes prisidėjome po 150 € kiekvienam žaidėjui irgi paprastom, kaip sakant, išlaidom padengti. Ką planuojame 25 metais, tai kaip ir visą laiką metų pabaigoje mes inicijavome licencijuotų žaidėjų apklausą ir buvo išrinkti šie nauji turnyrai jau šių metų, tai jau vienas žiemos čempionatas jau ir baigėsi. Ir netrukus mėnesio pabaigoje jau pradėsime taurės sezoną. Taip pat, gegužės 23-25 Palangoje vyks sportas visiems festivaliais, ir čia tokia tradicija yra, kad mes visą laiką mūsų nariai padeda šitam festivaliui organizuoti būtent discgolfo veiklas, prisideda prie discgolfo populiarinimo. Taip pat 25 metais vyks Europoje 2 discgolfo čempionatai, kuriuose dalyvaus Lietuvos rinktinės, tai Norvegijoje vyks Europos ir jaunimo čempionatai, rugpjūčio pradžioje Vokietijoje veteranų. Tai irgi planuojame išsiųsti rinktines. Ir kaip jau minėjau, puikiai proga Lietuvai sudalyvauti ir pasaulio žaidynėse, kurios vyks Kinijoje. Iš viso numatoma, kad biudžetas bus rinktinių aptarnavimui apie 10 000 €, tai tradiciškai šitas išlaidas padengs skaidančio disko federacija iš aukšto meistriškumo programos. Šiek tiek statistikos, irgi statistika visą laiką įdomu, nes pasižiūrėti ir galima, kaip sakant, kažkokias išvadas pasidaryti. Tai 24 metai tikrai buvo rekordiniai pagal licencijuotų žaidėjų skaičių. 359 licencijuotų žaidėjus turėjome. Tai čia buvo didžiausias skaičius. Kol kas turime dabar 236 kovo 1 dienos duomenimis. Tai matysime, ar čia tas pats augimas išliks ar ne. Nes, aišku, čia gali daryti įtaką ir tai, kad jeigu, tarkim, mes nuspręsime pakelti, nors ir 2 €, bet
kas čia žino, gal kažkas ir nebesutiks būti licencijuotas žaidėjas. Taip pat žaidėjų skaičius Lietuvos žiemos čempionate, čia kadangi naujausią statistiką turėjau, tai irgi galvoju įdėsiu bendrai pasižiūrėti, kaip mūsų žiemos čempionate sekasi. Tikrai irgi džiugu matyti, kad jau antrus metus iš eilės beveik pilnas, praktiškai 180 žaidėjų, ten tik paskui pabaigoje vienas kitas iškrenta, bet tikrai matosi, kad šitas sezono pradžia labai visiems svarbi ir labai visi nori dalyvauti. Tai tikrai yra smagu. Kalbant apie Lietuvos pagrindinį čempionatą, tai žaidėjų skaičius taip varijuoja nemažai. Žiūrėsime, kaip seksis 25 metais, bet va, pernai buvo 112, tai buvo šioks toks sumažėjimas žaidėjų. Dar tokia truputį irgi statistika, čia tokia nebaigtinė, čia galima iš jos dar čia daug išvadų padaryti, bet tiesiog bendrai dabar duomenimis palyginti, kokie yra licencijuoti žaidėjai būtent iš miestų ir kur mažėja arba kur didėja ir kokias galima išvadas pasidaryti. Tai tarkim, kas susijęs su Jonavos rajonu, kol kas yra 10 žaidėjų mažiau negu buvo pernai. Kaunas irgi beveik 20 žaidėjų mažiau negu pernai. Taip pat taip galime dar pasižiūrėti, kai kur aišku yra ir padidėjimas, bet Panevėžys irgi virš 20 žaidėjų kol kas mažesnis negu pernai. Ramygala ir visi kiti mažesni miesteliai padidėja, tai čia, sakau, smagu, kad kai kur yra ir padidėjimas, bet čia reikia turbūt irgi pagalvoti, čia Vilniaus irgi dvigubai, bet čia turbūt irgi susijęs su tuo, kad artėja taurės sezono pradžia ir turbūt jau kovo pabaigoje, balandį turėtų padidėti tų žaidėjų skaičius licencijuotų ir statistika turėtų susilyginti, bet metų pabaigoje bus labai įdomu pasižiūrėti ir pagalvoti, pavyzdžiui, jeigu Panevėžys nepasivys savo pernykščių rezultatų, tai kažkaip reikės iškelti klausimą, ar Arūnui, ar Laurinui, kas ten darosi Panevėžy ir panašiai. Šiek tiek prie finansų, kadangi finansinė ataskaita bus atskirai, bet čia tokia detalesnė, kurią smagiau matyti, paprasčiau negu ten ta Excelį, kuris toks nelabai gražus. Tai 24 metais mes tradiciškai patyrėm išlaidas, būtent kas susijęs su rinktinių dalyvavimu. Baigėme etapo išlaidas irgi ten, kur buvo mūsų vaišės ir prizai. Europos discgolfo federacijos metinė narystė, discgolf LT svetainės domeno mokestis, žaidėjų metinis draudimas. Irgi labai smagu, kad mes šitą dalyką padarėme ir manau, kad tikrai čia yra didelė nauda. Taisyklių vertimas, mes irgi stengiamės kiekvienais metais pasižiūrėti, ar yra poreikis išversti oficialias PDG taisyklės. Tai šiuo atveju pernai buvo tam tikri patikslinimai, tai mes tą padarėme. Čia banko mokesčiai nėra dideli, registrų centro irgi mokesčiai čia nėra dideli. Tai iš viso virš 2,5 tūkstančio mes išlaidų patyrėme, o kas susijęs su pajamomis, tai būtent iš licencijuotų žaidėjų gavome 1870 eurų. Klubų indėlis į bendrą taurės organizavimo biudžetą buvo beveik 400 eurų, bet kuriuo atveju mažesnis negu mes patyrėme išlaidų būtent to baigėme etapo organizavime. Taip pat už dalyvavimą sporto visiems festivalyje mes gavome 350 eurų, PDG mums sumokėjo už vertimą 370 eurų. Čia buvo tokių grąžinimų, buvo du atvejai, kai vietoj Vilniaus discgolfo klubo mums pervedė metinę narystę ir mokestį už HCP. Tai tiesiog mes tos mokesčius grąžinom į Vilniaus klubo sąskaitą, tai, kaip sakant, čia jo neatsispindi, bet pinigai aišku suvaikščiojo. Ir iš viso beveik 3000 eurų mes esame patyrę išlaidų, tai galima taip sakyti, kad beveik 500 eurų pliuso turime tarp pajamų ir išlaidų per praeitus metus. Taip pat 20 klubų narysčių mokesčiai už 24 metus buvo sumokėti šių metų sausį-vasarį. Čia buvo truputį mūsų, tiek mano, aišku, kaip atsakingo žmogaus, tiek pačių mūsų visų truputį pamiršimas, kad reikia narystės mokesčius sumokėti iš karto po susirinkimo. Tai šį kartą bus labai patogu. Po šio susirinkimo bus tiems, kas nemokėjo, bus už 25 metus iš karto narystės mokestis. Tai bus tiesiog labai, tada aišku, nereikės laukti kitų metų. Ir viskas, štai tokia yra ataskaita. Kol kas nematau, kad kažkas klaustų kažko, tai Skirmantai, taip, prašau.
Tik nedidelis pastebėjimas, kad kur statistika, čia yra 24 metų ataskaita, ne? Tai truputį logiškiau būtų lyginti 23 su 24, nes tie lyginimai 24 su 25 žiema, nu, jie yra truputį apie nieką, ne? Būtų įdomu, ar buvo augimas lyginant su 23, imant pilnus metus ir 24 pilnus metus, ne? Tai ten ar Vilnius, Panevėžys ar bet kuris kitas miestas, visai įdomu. Ir tokia trumpa pastaba ne apie ataskaitą, bet šiaip faktas toks. Šiemet registracija į taurę anksčiau prasideda 3 savaitės, anksčiau būdavo 2. Tai taurės pirmas etapas kovo pačioj pabaigoje, registracija jau šitą sekmadienį prasidės. Tai čia vertinant tą statistiką, kiek licenzijų turim, tai jinai čia tuoj gali ir visai išaukti, nes tie, kas nėra mėgėjai žiemą žaisti, tai gal licenzijų ir dar nepirko, bet va tie, kurie jau pavasariniai žaidėjai, tai tikriausiai sulauksim šiokios tokios bangos. Jo, ačiū Skirmantui už patikslinimą. Jo, statistiką tai turbūt galėsim dar pasižaisti, tikrai smagu matyti tą visokių statistikų pjūvius ir tikrai svarbu mums patiems tai matyti. Taip, Mireta, matau, kėlėt ranką? Taip, labą vakarą. Prie numatomų renginių, kur buvo išvardinę rinktinės, neradau arba praleidau pasaulio čempionato. Nebuvo išvardinta, nes šiais metais bus. Jo, ačiū už pastabą, irgi prirašysime tada, nes jo, turbūt aš tik Europos čempionatus pasiėmiau. Tai mes tada pasitiksliname, mes turime Europoje 2, vieną pasaulio čempionatą Suomijoje, taip, ir Kinijoje pasaulio žaidynės. A ne? Taip prisimenu. Taip. Puiku, labai gerai. Tai gerai, kad atkreipiai dėmesį, nes jo, čia turbūt buvo šitas praleista. Na, tikiuosi, kad visur sugebėsim sudalyvauti. Labai fainas kalendorius. Tai jeigu kitų klausimų neturim, šitas pastabas, ypač Miretos, tai aš ataskaitoje pataisysiu, čia nėra dar problemos, nes tos ataskaitos dar nėra pasirašytos. Jos tik po jūsų patvirtinimo yra jau, kaip sakant, pasirašomos ir keliamos. Jos bus keliamos į registrų centrą. Tai jeigu su Miretos pridėta pastaba mes galime patvirtinti, tai irgi siūlau bendru sutarimu. Kad niekas neprieštarauja. Ir tada paskutinis dalykas, irgi, kurių vis tiek turiu pasidalinti ir turim greitai perbėgti. Tai čia tokia tradicinė, tokia buhalterinė ataskaita, kuri taip pat į registrų centrą yra keliama, būtent tokia forma, tai kitokią formą nelabai galime padaryti. Tai čia toks bendrai, kokios buvo pajamos ir kokios buvo sąnaudos ir koks yra likutis grynasis veiklos rezultatas. Tai ir čia jau netgi palyginimui su praeitais metais. Praeitais metais mes 800 eurų turėjom grynai veiklos rezultatą, šį kartą, kaip ir minėjau, mažiau nei 500 eurų, 466. Šiaip čia tokia ataskaita, kuri nelabai įdomi, čia tik buhalteriams turbūt. Tai jeigu neturite klausimų šitai ataskaitai, matau, kad neturite, tai tada irgi siūlau bendrų sutarimų pritarti. Gerai, galime bendrų sutarimų pritarti. Ačiū Jums. Kitas tada klausimas, jau kiti klausimai, žiūrėsim, gal bus ir greitesni. Nors mes kol kas pagal grafiką viską darome. Antras klausimas yra svarstymas dėl licenzijų kainos pakeitimų. Tai, kaip ir minėjau, kadangi šis klausimas išimtinai įstatuose nurašytas kaip visuotinio susirinkimo klausimas, bent jau kol kas, kai perėsim prie įstatų, pasižiūrėsim, tai valdybos sprendimu buvo pasiūlyta nuo šių metų licenzijos kainą padidinti nuo 5 eurų iki 7 eurų. Tai tas pakilimas šiaip 2 eurais čia nėra labai didelis, manau, kad čia žaidėjams tikrai neturėtų turėti didelės įtakos. Dar galiu priminti, kad šiais metais ir draudimas mūsų žaidėjų pabrango 428 eurus kainuos dabar vietoj 400. Čia jau, kadangi šį mėnesį baigėsi, tai jau su Lietuvos draudimu aš turėjau derintis, ar mums tenkins naują kainą. Tai va tiesiog irgi yra tų pabrangimų, kuriuos mes irgi turėsime, aišku, kažkaip tai dengtis. Tai jeigu turite klausimų, kas susijęs būtent su licenzijų kaina, taip Skirmantai, bandykim diskusiją kokią nors įžiebti.
Gal gali patikslinti, nuo kada nauja kaina galiotų? Čia geras klausimas, nes mes valdybos sprendime, jeigu gerai atsimenu, mes aš negi pastiksinsiu, ar mes esam būtent pasiūlę, pasižiūrėsiu. Nes čia turbūt jau mūsų būtų, kaip sakant, mūsų sprendimu. Jo, aš bandau Jo, atsiminti. nes matau, kad nuspręsta didinti iki 7 eurų ir mes nieko daugiau neberašėm, nebesiūlėm nuo kada. Tai reiškia, kad čia, žinai, matau, kad pavyzdžiui, Tadas rašo, kad 26 metams galiojimą padaryti. Tai va čia padiskutuokim, kokios jūsų nuomonės. Ką tu, Skirma, taip pats galvoji? Na, aš dabar susimašiau, jeigu padaryt jau šiems. Čia bus vieniem pasisekė, kiti truputį mažiau pasisekė, ne? Aišku, tas nesažiningumas yra iš tos pusės, kad, na, kad nežinau, čia nesažiningumas, bet jo, kaip ir minėjau, virš 200 žaidėjų jau yra prasitęsę už 5 eurus ir dabar, žinai, nors aišku, mes galim kažkokį tai, ne nuo rytojos, tarkim, o pasakyti, tarkim, nežinau, birželio 1 diena, oficialiai visi žinos ir kas nori, kaip sakant, papulti, sutaupyti 2 eurus, tegu prasitęsia čia, pusę metų jau bus belikę metų sezono. Taip, Tadai, matau keli ranką. Jo, dėl šitų licenzijų, tai aš manau, kad šiemet reikėtų dar irgi pradėti tą padidinti kainą, nes vis tiek visur kainos kyla, infliacija auga ir dalį tų pinigų skirti irgi visom išlaidom ir netgi, sakyčiau, nereikėtų laukti birželio, o mėnesį skirti tam ir jeigu pasiruošę, tai prasitęs. Čia mėnesio periodas tikrai yra ilgas laiko tarpas prasitęsti licenzijom. Tai praktiškai tavo, tarkim, pasiūlymas būtų nuo balandžio 1, tarkim. Taip. Geriau kovo 31, nes balandžio 1 gali priimti kaip pokštą. Taip, Skirmantai. Aš manau, svarbu akcentuoti, kodėl kyla licenzija, kodėl toks pasiūlymas. Ne tik, kad abstrakčiai, kad brangsta viskas, infliacija, bet tas draudimas. Ir draudimas jau buvo pernai, jis jau yra šiemet. Tai pavyzdžiui, jeigu mes darytume nuo 26 metų tik tai pakelimą, tai jau 2 metai kaip žaidėjai nemokamai draudžiami, kas yra šiek tiek prabanga federacijai, nes jos biudžetas nėra jau toks didelis. Tai aš galvoju, gal ir nereiktų laukti. Iš kitos pusės, taurės sezonas, kaip minėjau, jau tuoj prasideda registracija jau šitą sekmadienį. Tai atidėlioti labai irgi nereiktų, nes kas dar neprasitęsė iki šiol, reikia tikėtis, kad prasitęsinės pačiu artimiausiu metu. Tai pradėti nuo birželio, tai būtų jau beveik tas pats, kas nuo 26 metų, jau šaukštai po pietų, ten jau tik likučiai būtų. Kas be licenzijų, tai aš dabar galvoju ir taip žiūriu į kalendorių. Registracija 9 prasideda, 9 dieną 20 val. Sekmadienio vakare, ne? Tai gal net nuo rytdienos ar nuo penktadienio pakeliam. Tu čia taip griežtai nori susijęti su būtent registracijos pradžia. Na, taip, nes ta prasme, kokia prasmė laukti ir sakyti po 2 savaičių, tai ką tas 2 savaitės čia duodam žmonėm pigiau gauti licenzijas, bet kodėl jau yra 2 metai bus nemokamas draudimas jiem. Tai čia nėra taip, kad kažkas čia labai nukentės, čia tiesiog sąžiningai tai jau turėjo būti pernai pakelta, bet neišėjo mums tą padaryti. Tai kuo greičiau, kiek techniškai įmanoma padaryti ir viskas. Galim sutarti, kad rytoj gali, tegul puola čia visi prasitęsinėti dar už 5. Tai gal bent jau iki penktadienio palikim tą. Tai taip, tai kas čia beliko, tai rytoj ketvirtadienis. Tai visi, kas pirks licenciją penktadienį, jau bus 7 diena po 7 eurus. Nes, žinai,
Jo, čia svarbiausia, kad mums išviešinti ir jeigu, tarkim, mes rytoj paviešinam ir tada tikrai, jeigu kažkam yra skirtumas, tai gali rytoj ir spėti ir už 5, o paskui nuo penktadienio galima ir taip. Taip, Tadai, matau, irgi keli ranką dar kartą. Jo, aš irgi pritarčiau Skirmantui, kad čia nereikia laukti. Visi turi telekomunikacijas ir pas Kalambijos varpais garsiau, tikrai visi sužinotų, visus tą informaciją pasiektų ir kas planuoja turi dalyvauti federacijos turnyruose, tai tikrai irgi paims ir įsigys tas licenzijas. Ir iki sekmadienio tikrai spės. Tai galima ir tikrai ir penktadienis nuo 7 po 7 eurus jau prašyti. Gal irgi sugalvos, kad čia mes juokaujam, kai, žinai, 7 diena 7. Taip, žiūrim dar. Taip, Tadas čia iš karto konkretina mūsų pasiūlymus, tai vienas nuo balandžio. Tai čia nuo balandžio buvo mano, tai aš tai pritarčiau kovo 7, o kitas nuo sausio 1 būtent Tado buvo pasiūlymas. Taip, man tai matau keli ranką, vietoje Arūno primenu, man tas dalyvauja, taip, prašau. Jo, norėjau paklausti, tai tada jeigu, girdit mane, taip? Taip. Taip, tai norėjau paklausti, tai jeigu dabar esi jau sumokėjęs 5 eurus, tai tada užteks tik 2 eurus pervesti papildomai. Ne, čia tai jau taip jau nedarysim. Tie, kurie sumokėjo, būtent spėjo iki kovo mėnesio susimokėti 5 eurus, tai tikrai iš jų 2 nebeprašysim jau. Niekas taip nedaro. Tai čia jau tik tais naujiems nariams, kurie būtent dabar dar nespėjo sumokėti nuo 7 dienos. Jeigu netgi rytoj 6 dieną kažkas mokėtų, būtų 5. Supratau. Tai va, tai tada Tadas konkrečiai siūlo balsuoti, labai gerai konkretumas. Tadai mes dar, matai, pirmą leidžiam visiems išsisakyti. Taip, matau, kad daugiau norinčių pasisakyti nėra, tai taip, galima ir prabalsuoti, nes bet kuriuo atveju Tado pasiūlymas likęs nuo 26 metų sausio 1, aš kaip minėjau, aš palaikau kovo 7, tai tikrai čia balandžio 1 ir nėra ko laukti. Tai tvarkoj, tada primenu, kad balsuoja dabar, šiaip turėtume 13 žmonių turėti, kurie balsuoja, bet ne visi turbūt čia yra. Nu, žiūrėsim, kaip čia mums bus, gal ir visi yra. Tiesiog tada balsuosim už vieną variantą iš 2, tai tik vienas balsas yra. Tai pirmasis pasirinkimas būtent yra nuo kovo 7 dienos jau būtų 7 eurai. Kas pasisako už kovo 7, tai galit kelt ranką, kadangi įraše to nesimato, tai tik nespauskit like, o būtent pakelkit ranką, gerai? Ir aš tada padiktuosiu, kiek mes čia turim, bet kuriuo atveju turim daugumą, 11 rankų matau pakeltų, tai viskas tvarkoj. Galime nuleisti, 11 užfiksuokim. Čia jau nevardinsiu, kas tikiuosi, kad neatsiras dabar 10 už antrą pasiūlymą ir tada vis tiek praeikime, kas už 26 metų sausio 1. Arba visi likę, arba visi liko susilaikę. Tadai, už tavo pasiūlymą balsuojam. Ok, tai visus kitus tada laikysiu kaip susilaikiusius, nes neprivartausiu balsuoti. Tai viskas tvarkoja, tada nutarta, kad padidintas licenzijos mokestis bus įskaitomas jau nuo kovo 7. Kaip ir minėjau, būtų gerai, kaip ir tarėmės, būtų gerai rytoj tokį pranešimą padaryti, tai mes čia turbūt vis tiek po susirinkimo bus ir įrašas ir visa kita, tai čia galima kartu su visais mūsų, kaip sakant, sprendimais ir paviešinti, kad būtent ir nuo 7 dienos keičiasi ir tas mokestis, kad nepramiegotų. Tai puiku, ačiū Jums. Eikime prie kito, čia turbūt detalesnis, tai yra dėl įstatų pakeitimo. Irgi, kadangi įstatų pakeitimus daro tik tais visuotinis susirinkimas, tai aš Jums dabar iš karto ir pasidalinu, kas nežiūrėjo praeito valdybos posėdžio, tai mes praeitam valdybos posėdį irgi dar kartą apie tai kalbėjom. Tai tik tais trumpai pasakysiu, kokie yra siūlomi pakeitimai trumpai. Tai va, vienas iš pakeitimų tai yra būtent leisti visuotiniam narių susirinkimui, iki šiol buvo renka ir šaukia valdybą, bet mes tiesiog dar pridėsime, kad ir atskirius jos narius. Apačioje pamatysite, kodėl toks pasiūlymas. Tai būtent visuotinis susirinkimas galės ne tik valdybą, bet ir kažkokius vieną ar kitą narį iš naujo rinkti, jeigu bus poreikis. Toliau eikime prie valdybos.
Ir va čia būtent 6.3 naujas punktas, jeigu valdybos narys atsistatydina arba yra atšaukiamas, ar kitaip nustoja eiti pareigas, visuotinis susirinkimas renka naują valdybos narį. Tai būtent čia viena pozicija, kad gali būti atšauktas tas valdybos narys. Toliau čia tų keitimų kilnojimų kol kas aš jums nemaišysiu. Taip, ir valdybai vadovauja federacijos prezidentas, kol jis neišrinktas vyriausias pagal amžių valdybos narys, jeigu valdyba nesutarė kitaip. O jeigu, tarkim, prezidento nėra surinkime, tai prezidento paskirtas kitas asmuo. Čia šitie dalykai nesikeičia. Dar norime pridėti vieną dalyką valdybai. Tai va būtent ką mes dabar padarėm, norėdami keisti licenzijavimo tvarką ir mokesčių dydžius, mes turėjome laukti visuotinio narių susirinkimo, kuris vyksta tik kartą per metus. Tai norime pridėti prie tą perkelti valdybai. Tikrai, kad valdyba galėtų savo patogiu metu, jeigu iškils kažkoks poreikis, taip pat tiek tvarką, tiek licenzijų mokesčius keisti. Tai va šitas, manau, kad čia vienas iš svarbesnių, tai atsiminkit, paskui galėsime apie tai padiskutuoti. Čia būtent vėl patiksinta, kad pirmininkauja vyriausias pagal amžių valdybos narys, jeigu valdyba nesutarė kitaip, jeigu nėra kito pasirinkimo, kito paskirimo. Valdybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 valdybos narių, tai kaip ir iki šiol, tai yra būtent iš 9 6 turėtų dalyvauti. Valdybos sprendimus priima paprasta visų valdybos narių balsų dauguma. Tai reiškia, kad jeigu dalyvauja 6, tai užtenka 4, kad būtų priimtas sprendimas. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia valdybos posėdžio pirmininko balsas. Čia tiesiog dar patikslinimai tokie. 6-9 irgi svarbus dalykas. Mes praeitą kadenciją dėja turėjom šitos praeitus 2 metus, turėjom nelabai aktyvių valdybos narių ir tiesiog mes nieko nebegalėjom daryti, nei nušalinti, nei ką, nes tiesiog nebuvo tokio įstatuose tokio punkto. Tai mes įrašėme galimybę, kad valdybos rinkimuose be pateisinančios priežasties nedalyvaujant 3 kartus iš eilės, valdyba turi teisę svarstyti šio valdybos nario atšaukimo klausimą ir jį perduoti svarstyti visuotiniam surinkimui. Tokiu atveju iššaukiami nauji į valdybos vietą atsiradusio vieno nario rinkimai. Tai va, tai būtent kas susijęs su viršui to punktu, kad jeigu bus kažkoks nušalintas valdybos narys, tada mes šauksime neeilinį visuotinį surinkimą ir būtent išrinksime tik vieną naują valdybos narį. Nikolai, gal galiu įsiterpti truputį? Taip, nematau rankų, tai prašau. Teisingai. Aš čia matau, kad liko projekte alternatyvos 269. Bandau prisiminti, ar mes valdybai vis dėlto, ar nebuvom apsisprendę dėl kažkurio varianto, ar čia dabar reikės visuotiniam apsispręsti. Tu turi minėjai būtent šitas ir tai palauk, jeigu valdybos narys. Jo. Alternatyvos tokios, kad viena alternatyva kalba apie be pateisinančių priežasčių nedalyvavimą 3 kartus. Čia šiaip problema ta, kad kai kažkas nedalyvauja, gali nebebūti kvorumo ir sustoja visas valdybos darbas. Tai dėl to apie tai eina kalba, kad būtų galimybė pakeisti žmogų. Bet vienas variantas apie nedalyvavimą be pateisinančių priežasčių. Kitas, apačioje tas pageltonintas, kad tiesiog nepranešęs nedalyvauja 3 kartus. Ir kokia logika siūlyt buvo tą alternatyvų, kad tiesiog nepranešęs, kad savoka dėl nepateisinamų priežasčių, jinai tokia labai abstrakti. Kas tai yra? Nurodo kokią nors priežastį, tai čia pateisinama, nepateisinama. O jeigu nieko nenurodo, kaip tada, jeigu žmogus prapuolęs, tai gal paprasčiau tiesiog tylu, nieko nepraneša, žmogus visiškai neaktyvus, 3 kartai ir jau keičiam. Yra toks siūlymas tiesiog viską labai supaprastintų, o tas pirmasis truputį toks komplikuotas. Ir žinoma, tam žmogui nieksgi netrukdo pranešti valdybai, kur jis buvo, kad jis nori dalyvauti, kad viskas tvarkoja, tai čia kažkokių pavojų, netyčia pašalinti žmogų, kuris dėl labai objektyvių priežasčių negali dalyvauti, tai net nematyčiau. Jo, nes būtent taip ir buvo praeitoj kadencijai, kad mes tiesiog ir neturėjome ryšio su to žmogumi.
Tai bent jau turint ryšį ir žinant, kodėl jis, nu, ar kad nedalyvaus, tai viskas tvarkoja. Bet kai tu net nežinai, tarkim, nežinau, kelias mėnesius nedalyvauja posėdžiuose, tai čia nėra gerai. Tai būtent norėtųsi šitą dalyką turėti. Tai būtent šitas eis į, gal netgi pabandykime ir tą padaryti. Čia turbūt į 6-4 matau bus parašyta. Tai tiesiog čia numeracija keisis. Nes čia galėsim po to sutvarkyti eiliškumą. Jo, čia tas 6-9 gali ir nebūti. Tai va, tai čia tada tokie dalykai. Mačiau, kad Tadas rašė, kad siūlo atskirai pagal visus, tai tiesiog čia žiūrint, kaip jūs matot. Jeigu jūs matot, kad yra, taip, Tadai, matau, kad turi keli ranką, tai tada Tadai ir pasisakyk tą progą. Darius pirmas kėlė ranką. Jo, Darius, matau irgi pirmas. Kaip jūs nuspręsit, kas čia iš jūsų? Nes tu dar parašai komentarą, tai tu tą patį nori pasakyti, ne? Kad balsuotume atskirai. Darius pirmas pakėlė ranką, jeigu pasako, aš tada pasisakysiu. Dariu. Man čia tas, dabar į tai, ką klausau čia, kad praneša, tarkim, 3 kartus, praneša, tai yra svarstom žmogų, jeigu jisai nedalyvauja 3 kartus nepranešęs. O ką daryti su valdybos nariu, kuris, pavyzdžiui, pastoviai pasakys, kad jo nebus, bet ir pastoviai nebus. Tai čia viskas okei? Geriau negu nieko. Tai nieko nekeičia. Vis tiek, jeigu mes kalbam apie kvorumo nebuvimą ir, tarkim, negalėjimą priimti sprendimų, tai nieko negelbėja, tada vis tiek žmogaus nėra. Aš kiekvieną kartą pasakysiu, kad, sorry, aš negalėsiu dalyvauti posėdyje, bet visada pasakysiu. Matai, mes tokios praktikos. Bet niekada nedalyvausiu. Mes praktiką turėjom tokią, kad nei pranešdavo, nei dalyvavo. Ne, aš suprantu, bet čia man toksai logiškas klausimas kilo. Taip, nes tokių, kurie praneš ir 4 kartus iš eilės sakys, aš nedalyvauju, tai tada jau irgi gal bus galima su juo Ne, bet dabar pagal tai, kaip čia parašyta, tai tada kaip ir, viskas tvarkoja. Taip, bet bus galima jo Aš 10 kartų pasakysiu, kad negalėsiu dalyvauti, atsiprašau labai kolegos. Dabar Tadas pakėlęs, gal aš po jo, jeigu galima sureaguoti. Gerai, jo, nes Dariaus komentaras aiškus, tai turbūt galim visi išsisakyti ir tada pasižiūrėti, ar mes norim kažkaip tai patobulinti variantą. Taip, Tadai? Jo, tai pirmas čia dėl kaip balsuoti reikėtų už visą šitą, tai turbūt galima balsuoti arba už viską iš karto, jeigu niekas neturi kažkokių klausimų, o gal netgi paprasčiau būtų už kiekvieną punktą tiesiog atskirai. Tai čia dėl pačio šitų pakeitimų priėmimo. O dėl šito klausimų, kas liečia valdybos narį, tai jeigu aš gerai suprantu, įrašyta įstatuose yra kartą per ketvirtį posėdis, ne? Tai jeigu 3, tai yra daugiau kaip pusę metų. Tai šitiek, man atrodo, yra per daug nebūti. Manau, turėtų užtekti 2 posėdžių iš eilės. Ir mano manimu, reikėtų 2 posėdžių nebuvo, nesvarbu. Priežastis, yra tikrai nesuprantamas toksai elgesys valdybos nario, išrinkto valdybos nario. Tai, ne vieta tokiam žmogui būti. Tai mano tokia nuomonė. Tavo pasiūlymas, kad būtų 2 kartai, ne? Būtų 2 ir be jokių, ta prasme, 2 iš eilės, be jokių priežasčių nereikia. Nes aišku, mes valdyboje ganėtinai, sakyčiau, aktyvus, tai nelaukiam to ketvirčio, praktiškai, kiek aš dabar mačiau, 6-7 posėdžių, kas 2 mėnesius praktiškai, taip galima sakyti, posėdžiai būna. Tai, žinai, bet buvo kiek? 6 per metus? 6 per metus, taip. Tai kas 2 mėnesius ir išeina, jo. Tuomet gali būti ir... Nes tas ketvirtis parašyta minimum... Tai gali būti tik tai 2 posėdžiai per pusę metų. Taip. Tai tada, vėlgi. Nežinau, aš siūlyčiau mažinti, nes mano supratimu įsitraukimas į šviežios federacijos veiklą tikrai turi būti suinteresuotumas dirbti, o ne tiesiog būti arba išvis net nebūti. Kam tada keli save į valdybą, jeigu tu net nedalyvauji joje?
Kita vertus, jeigu yra objektyvios priežastys, nu, nežinau, kas tai turi būti, nu, tai tada gal irgi, nu, galima tokio nario atsisakyti. Atsisakyti ar vat, šito punktų, taip sakant, nuimti nuo veiklos, bet geriau pasiimti narį, kuris veiklus ir kažką padarys, o ne iš vis nebus ir nežinia kaip. Mano tokia nuomonė. Mhm. Taip, Skirmantai, dar mačiau, kitas Tadas kėlė, gal iš naujo pakels. Taip, Skirmantai. Mhm. Ja, aš vieną matau, kad valdyba gali nuspręsti, tokio automatinio nėra sprendimo, tai yra gerai, tai yra lankstumas, pavyzdžiui, jeigu žmogus informuoja apie tas priežastis ir žinom, kokia situacija, gal nebūtinai jau taip skubam jį pašalinti, jeigu matom, kad priežastis laikinos. Ką Darius pasakė, jo, gal visai sutikčiau, kad nepranešęs tą galim išbraukti, jeigu nedalyvauja kažkiek kartų, tada valdyba gali nuspręsti, tai jau labiau, aš siūlyčiau palikti tikrai, kad nebūtų automatiškai, bet gali. Pasižiūrim tiesiog kokia situacija. Ir viskas supaprastinam iki tiek, kad, nu jo, nedalyvauja ir viskas. Dabar dėl to dažnumo posėdžiai gali vykti įvairiai, kada mes čia rudenį daugiau posėdžiaujam, vasarą minimaliai, ne? Tai, nu, maža kas ten žmogui koks mėnuo sukrinta, taip, kad niekaip negali, numatytume. Aišku, ką Tadas sako, kad turi būti žmogaus tokia aktyvi pozicija, tai visi turi galimybę ir pasitraukti galų gale, nebūtinai čia laukti, kol valdyba paprašys ar pašalins, ar pasiūlys visuotiniam pašalinti. Jo labiau, kad pašalinimo procedūra tai yra šaukiam visuotinis renkasi ir priima sprendimą. Čia dar yra reikalų, ne? Tai kartais gal net, jeigu žinai, kad priežastis ten laikinas žmogaus negalėjimo dalyvauti, tai gal net paprasčiau truputį luktelt, o ne pradėti jo pašalinimo procedūrą. Aš gal, net nežinau, 2 ar 3, nelabai norėčiau čia radikaliai kažką keisti, likčiau truputį labiau prie 3. Jau užtenka pagriežtinam, kad išbraukiam nepranešęs. Ir manau, apskritai šitas punktas, tikiuosi, neprireiks. Jo, čia jau šiokį tokį saugiklį įsidedam. Tai išbraukti nepranešęs, o na, likčiau prie 3 kartų, kaip yra. Ok. Ar dar kiti turi kokių nors nuomonių? Nes mačiau, Tadas paspaudė laiką, tai turbūt tiesiog kitam Tadui pritarė. Dabar vis tiek, jeigu mes turime kelis pasiūlymus, na šiuo atveju yra 2, tai turbūt čia dėl to, kad nepranešęs, tai manau, kad čia visi pritars, bet, nu, kadangi bus 2-3, tai reikės atskirai prabalsuoti. Tai kadangi šitas punktas kelia šiokių tokių nesutikimų, kaip sakant, yra 2 skirtingi pasiūlymai, tai gal mes tada ir pereikim per visus, atskirai prabalsuokim. Ir tada bus tvarka, o kaip taip, Skirmantai, gal tu pasiūlysi, kaip čia dabar tą balsavimą daryti, kaip labiau patyręs. Aš siūlau taip, kaip mes dabar pradėjome eiti per punktus su jais susipažindami, tai gal tą ir pabaikim. Pasižymim, kad šitas punktas mums kelia klausimų, reikės nuspręsti 2 ar 3, nes kas valdybos nariai, senosios valdybos nariai, tai jie jau šitą tekstą matė, jie viską žino. Nauji nariai visuotinio, jie viską mato pirmą kartą. Tai, pavyzdžiui, balsuoti už kažkurį punktą, nemačius visą teksto, visų pakeitimų, sudėtinga. Tai dabar pabaikime eiti per šitos pageltoninimus, per pakeitimus iki galo. Žymimės, kur yra klausimų, kur nėra. Ir jeigu daugiau, pavyzdžiui, klausimų nebus, pabalsuosim dėl šito 2 ar 3, o dėl likusių bendrų galim sutarimo pritarti. Gerai, aš manau, žinok, rodos, man visus ir perėjom. Tai nebent tu dar matai kokį nors, kurio aš neįgarsinau. Nes tos pabaigos jau nebėra, nepateisinau priežasčių, o čia mes tiesiog čia įsidėjom, kai nieko čia nepakeitėm, 6-8 punktą. Ir žemiau nieko nėra, ne? Ne, čia viskas, jo. Nes 6-9 buvo paskutinis, mes jį pakėlėme į viršų. Matau ranką, tai dar duodam šonį. Taip, Mantai. Tai tiesiog siūlau, kaip sako, jeigu 2 yra ant kilimėlio.
prieš kitus valdybos narius. Ta prasme, pasiaiškinti, tiesiog būtų taip, manau, tinkamas sprendimas. 2 praleidai ir ta prasme, ir tada valdyba turi klausimą, kodėl tu juos praleidai. Jeigu žmogus turi pateisinamą priežastį, tai okei, bet jeigu tiesiog be rimtos pateisinamas priežasties, tai tada toks narys netinkamas. Mes, matai, buvom panašiai įsirašę pabaigoje, bet tą pateisinamas priežastis mes matom, kad čia labai neapibrėžtas dalykas. Vienam gali būti pateisinama priežastis, kad nuėjo į Maksimą vakarienės nusipirkti, kitam gali būti laidotuvės. Tai čia, žinai, mes paprastumo dėliai tą ir išbraukėm, aš taip supratau, būtent šitą paskutinį, kurį buvom įrašę. Tai aš lygčiau prie paprastesnio dalyko, kad 2 ar 3, bet jeigu jau praleidai, tada jau, kaip sakant, visuotinis susirinkimas sprendžia. Be abejo, visuotiniams susirinkimais gali pasiaiškinti, kadangi vis tiek bus šaukiamas visuotinis susirinkimas, tas žmogus irgi bus kviečiamas. Tai visuotinis susirinkimas be abejo gali ir nepatenkinti mūsų siūlymo, tarkim, jo atšaukti, nes jisai turės kažkokį įrodymą kitokį. Tai čia irgi dar ta galimybė apsiginti visą laiką liks. Nemanau, kad čia reikėtų kažkaip įrašyti, bet tiesiog tikrai, kaip aš suprantu, visuotinėme susirinkime vis tiek tai bus svarstama atskirai. Jau ne valdyba, žinai, aiškinsis, o visuotinis. Taip, Skirmantai. Aš, jeigu gerai supratau, man to pastebėjimais labiau apie 2 ar 3 pasisakė, ne? Kad, tiesiog išsakė, man tai išsakė poziciją, kad labiau tu už 2 negu už 3. Ne, aš sakau, atsiprašau, įsterpsiu, aš sakau, kad 2 praleidai ir tada turi pasiaiškinti, kodėl tu juos praleidai, bet, ta prasme, rimtai pasiaiškinti, ne šiaip, kad į Maksimą nuėjau nusipirkti maistą. Čia ne priežastis. Nes aš iš karto pačiu sureaguosiu. Aš kaip žiūriu, tai šiaip priežastis man kaip tik nelabai svarbios. Pavyzdžiui, asmuo atostogavo, ne? Čia dabar kas čia pateisino, nepateisinama. Bet mums svarbiausia, kad veiktų valdyba, kad jos darbas nesustotų, tai tokiais atvejais net svarbiau, kiek tas priežastis dar tęsis išgirsti. Ar jau kitam posėdį jau dalyvaus žmogus ir kituose posėdžiuose, ar čia dar kažkas ilgai nusimato. Ir net jeigu tai yra objektyvios priežastis, liga, pavyzdžiui, trukdanti dalyvauti, viskas labai suprantama ir pateisinama, bet dėl valdybos galimybės dirbti toliau, sakytume, okei, bet paimkime kitą narį, šitas tiesiog negali. Priežastis labai suprantamas, bet jis negali dirbti. Tai aš dėl to, taip, tik tai mums čia būtų svarbu šitas klausimas, niekam čia teisintis labai nereiktų, o tiesiog mums reikia žinoti, tai žmogus dirbs ar nedirbs toliau. Taip, Tadai, ir įkeli ranką? Jo, mintis kilo dėl to pasiteisinimo, nedalyvavimo. Tai čia gali būti žmogaus fantazijos ribų patikrinimas, pasiteisinimai. Vis tiek mes visi čia dabar renkamės iš tokio savanorystės, tokio principo. Ir tiesiog aš, jeigu, pavyzdžiui, negalėčiau dalyvauti posėdyje, aš galėčiau deleguoti vietoj savęs kažkokį žmogų, kuriuo pasitikiu. Ir kad turime tokius pačius, ta prasme, bendrus interesus. Tai gal galima būtų į tokius, kaip padaryti nario įgaliojimus, kad, tarkim, jeigu aš negaliu dalyvauti posėdyje, aš kažką deleguoju vietoj savęs. Supratau pasiūlymą, matai, mes šitą jau prieš porą metų esame diskutavę, būtent valdybos nariai čia kaip ir Seimo nariai, jie kadangi yra išrinkti, tai jie negali paskirti kažkokio kito žmogaus vietoj savęs. Tai va čia ir problema ir yra, kad į visuotinį, kadangi čia automatiškai klubų vadovai sprendžia, kas deleguoja, gali įgaliojimą parašyti, o į valdybą būtent taip ir yra, kad tu jau esi išrinktas, turėjai pasitikėjimą žmonių rinkėjų ir panašiai. Ir tu tada jau turi dalyvauti. Aš tai nedaryčiau tokios problemos, čia sakau, mes praktikoje turėjome tai tokį dalyką, kad 1 ar 2 asmenys tiesiog visiškai nedalyvavo. Čia nebuvo, kad pranešęs, nepranešęs, mes tikrinom, netikrinom tų priežasčių, mes tiesiog visiškai nežinojom, kur tas žmogus yra. Tai va čia tik tokia priežastis, būtent kodėl mes šitą norime įsirašyti į įstatus. Tai čia žinot,
Priežastis iš tikrųjų nemanau, kad yra svarbi. Užtektų to, kad tu tiesiog nepranešęs. Na, aišku, tai nepranešęs mes galim būti, kad mes irgi išbrauksim, bet kuriuo atveju, jeigu jau, kaip ir Tadas anksčiau sakė, kad jeigu tu tikrai eini į rinkimus, pasiryžai čia būti, tai, kaip sakant, ir būtų. Čia tik tai savo klausimas, 2 ar 3 praleisti šitie. Tai aš tik tai manau, kad toks klausimas likęs, nes aiškintis nelabai ką yra, visuotiniam susirinkime galėsi pasiaiškinti, o deleguoti negali. Tai vat nebent tiek tik tais norėjau Tadui atsakyti. Ar kiti turi kokių pasiūlymų klausimų? Matau, kad čia nepaprastas dalykas. Tai kaip ir sakau, reiškia, kad mes liekam prie 6-9 punkto kelių pasiūlymų, tai gal taip ir pabandykim tuos atskirti tokius 2 pasiūlymus ir pabandykim prabalsuoti, nes čia visi daugmaž vis tiek kalbam panašiai. Tadai, tu daugiau nenori, nes matau, ranka tavo dar pakelta. Jo, viskas tvarkoja. Tai tada mes pabandysime. Tai kaip ir kalbėjom, galim tada 6-9 punktą išsiaiškinti, prabalsuoti ir paskui bendrai už visus. Nes kiti, matau, klausimų nekelia tiek daug, kiek šitas, nes tikrai kiti tokie yra paprastesni. Na, man keista, kad apie licencijavimo tvarką nieko neklausėt, tai viskas tvarkoja. Reiškia, pasitikit valdybos nariais, kad jie tikrai protingai šituo punktu elgsis, bet čia tiesiog, na, turbūt porą metų spėjau, kad mes dabar šito nekeisime be abejo dydžio, nes dabar pakeitėm, bet tiesiog taip sutapo, kad mes norėjome licenzijų šitą dydį keisti jau 24 metų pabaigoje, na, bet supratom, kad tą daro visuotinis ir supratom, kad be pavasario mes nieko nepadarysim. Tai jau būtume jau visam šitam sezonui tą ir padarę. Taip, tai daugiau rankų nematau, tada grįžtam prie šito punkto. Dėl to nepranešęs, ar yra prieštaraujančių šitą išbraukti, nes tiesiog būtų, kad jeigu valdybos narys nedalyvauja, čia tikrai nėra svarbu, ar pranešęs ar nepranešęs, tai aš tai siūlau jį išbraukti. Ar kas nors tam prieštarauja būtent išbraukti tam žodžiui? Galit kelti ranką, niekas nekelia, tai bendru sutarimu pritarėm, kad būtent šitas bus išbrauktas, būtent šis žodis, ir tiesiog nedalyvauja ir tu, kaip sakant, jau ir pranešiai, kad nedalyvauja. Ir liko tada 2 ar 3 kartai. Nu, tai galim nuo mažesnio pradėti. Tai dabar kas balsuoja už tai, kad mes sugriežtintume šitą dalyką, kad iki 2 kartų. 2 kartai iš eilės, jeigu nedalyvauja narys, jį valdyba gali nuspręsti siūlyti visuotiniam susirinkimui atšaukti. Tai kas balsuoja už 2? Aš gal dabar sharingą sustabdysiu, nežinau, ar čia įrašai matysis. Tai kol kas už 2 balsuoja. Taip, balsuokit, nes įrašui aš įvardinsiu. Taip, tai mes turime abiejų Tadų balsus. Donato, Lino, Miretos ir Manto. 6 balsai. Primenu, kad mes turime 13 turėti, tai nebent kažkas nedalyvauja, bet šiaip yra 6. 6 už 2. Gerai, ačiū. Nuleiskite rankas. Pasižymėsime, kad čia mes turime 6 balsus. Kas tada už tą švelnesnį variantą pirminį, kad 3 palikti? Taip, tai už 3 balsuoja Raimundas, Skirmantas, Justinas, Mykolas ir Laurynas. Dariau, tu už nieką nebalsuoji? Aš neturiu balso teisės, jeigu manęs klausia. O, šaunuolis, kad tikrinės, labai gerai, nes žinai, aš einu per sąrašą, labai gerai. Nemačiau, ar Mantas balsavo, nes jis Arūno balsą tikrai turi. Nes čia žinau. Už pirmą variantą balsavau. Supratau. Labai gerai, kad jūs taip viską pasižiūrit. Tai, palauk, mano ranka buvo. Tai 5, tada bus Raimundas, Skirmantas, Justinas, Laurynas ir Mykolas. Tai 4. Dar kartą pasižiūrėkim. Tai čia mes turėjome tada 5 balsus. Už 3. Tai va, tai tada šitas punktas būtų toks. Na, tai čia šiuo atveju šitas, aišku, iš karto išsibrauks. Tai laimėjo 2 sprendimas, griežtesnis. Jeigu valdybos narys nedalyvauja valdybos rinkimuose 2 kartus iš eilės, valdyba gali nuspręsti siūlyti visuotiniam surinkimui, jį atšaukti iš pareigų. Čia, aišku, kaip ir minėjau, tas žodis gali, čia irgi reiškia priklauso nuo valdybos. Valdyba
gali ir nesiūlyti dėl kažkokių priežasčių. Taip, tai šitas punktas išaiškintas, tai tada tiesiog bendru sutarimu turbūt galime kitiems pasiūlymams pritarti, ne? Niekas. Ok. Čia dabar jau nebalsavimas, o matau rankas keliančias, tai pažiūrėsim, ar čia norit kažką pakomentuoti. Laurinai, nori kažką pasakyti, ar čia dar tavo balsas? Balsas, Dariau, keli ranką, ar... Jo, man vienas buvo klausimas, kai tu ten ėjai per tuos pakeitimus ir ten juos skaitai, 6-7 punktas buvo, tu paminėjai, kur yra balsavimas, ten parašyta paprasta valdybos narių dauguma. Taip, iš 9. Jo, ir tada tu kalbėdamas, ta prasme, kad turi dalyvauti minimum 6, ar ne, 2 trečdaliai. Taip. Ir tu kalbėdamas pasakei, kad užtenka 4 balsų iš 6, bet pagal tą, kaip parašyta, kad paprasta valdybos narių dauguma, tai jeigu visų narių, tai dauguma yra 5. Tai man klausimas, ar 4 iš 6 užtenka, ar 5 iš 6. Nu, tada čia reikia dar kartą perskaičiuoti, nes dabar reikia tiksliai pasižiūrėti, ar mes kažką pakeitėm, nes dabar taip yra, kad taip, teisėtas, jeigu nami dalyvauja bent 6, taip ir yra. Paprasta visų valdybos narių dauguma. Jeigu mes norime, kad būtų tik tais dalyvaujančių, mes tą turėtume rašyti. Tai... Ja, bet aš tą ir klausiu, nes dabar taip yra įrašyta, kad turėtų būti 5, bet tu komentuodamas pasakei, kad užtenka 4 iš 6. Taip, tai dėl to aš klausiu. Tu teisus, čia matematika kitokia, nes jeigu taip kaip parašyta, tada turi būti... Minimum 5 balsai, nesvarbu kaip dalyvauti. Taip. 6 turi dalyvauti, bet 5 balsai vis tiek turi būti už sprendimą. Jo. Tai mes taip ir dirbom šitos 2 metus. Jo, tas ir buvo. Taip, Skirmantai, matau, keli ranką. Patikslinsi. Aš ir pradžią žiūrėdamas pagalvoju ir dabar galvoju, ar kartais žodžiai paprasta visų, ar jie truputį neprieštarauja viens kitam. Nes jeigu priima visų valdybos narių balsų daugumą, tai visų tai reiškia ir dalyvaujančių, ir nedalyvaujančių. Reiškia 5 balsai reikia, kad valdyba galėtų priimti sprendimą. Ne? O kai vartojamas žodis paprasta, tai turime omeny iš dalyvaujančių. Taip. Nes aš atsimenu, kad mes tikrai norėjome tą palengvinimą padaryti, kad būtent iš dalyvaujančių paprasta dauguma būtų. Bent jau tą atsimenu, nes mes, kadangi turėjom nelabai aktyvią valdybą, tai čia mes truputį susidurdom su kvorumų nebuvimu. Bet be abejo, čia kaip dabar, kaip nutarsime, taip ir bus. Kad nesimaišyt, galime tą žodį paprasta išbraukti ir tada dirbam, kaip dabar dirbam ir tiek. Tada reikės 5 visą laiką, kad būtų priimtas sprendimas, ne? Taip. O jeigu visų išbrauktume, paliktume paprasta, tai užtektų, tarkim, dalyvauja 6, 3 balsai, jeigu pirmininkas tarp tų 3 ir priima, ne? Jo, aš taip spėčiau, kad tada reikėtų 4 vis tiek, nes 50% nesiskaito. Tai čia mes sprendžiam tik 4 arba 5 balsų reikia, ne? Šiaip pagal tai, kad mes jau viršų, žinai... Atsiprašau, Mykolai, bet ten tas prierašas geltonas, jei pasiskirsto po lygiai lemiamą pirmininko balsas. Taip. Tai čia jau tada gautųsi, kad 3 užtenka. Ne, bet negali būti, pavyzdžiui, bus 2-2 balsai. Nesvarbu, kad pirmininko balsas lemia. Ne, tai 6 turi dalyvauti. 6 turi dalyvauti. Ne, bet tai dabar, kaip jūs sakot, tai jeigu tai liktų dalyvaujančių dauguma, 6 turi dalyvauti, paskirsto balsai 3-3 ir su pirmininko balsu 3 balsai nulemia sprendimą. Dalyvaujančių taip, bet aš turiu minėti, kad mes paliktume, kaip dabar yra, nedalyvaujančių, o visų. Tai čia tada... Jo, bet Skirmantas dabar kitaip sakė, tai aš dėl to bandau suprasti. Ne, čia vardinu liktai 2 galimus variantus, ne? Bet čia mintis, kad jeigu paliekam, kad visą laiką yra visų dalyvaujančių, nedalyvaujančių, kitaip tariant, 5 reikia, tai pasiskirstimo po lygiai praktiškai niekad ir nebus, ne? Jo. Nelabai reikalingas tasai. Nors galima situacijos, kai yra tas trigubas balsavimas, yra 3 punktai ir taip po truputį judam link 2, tada gali būti po lygiai. Aš dabar skaitau dabartinę įstatų versiją, ten sakinys
paliktas toks pat, tai yra valdyba sprendimus priima paprasta visų valdybos narių balsų dauguma. Tai būtent šitas raudonas, jis yra paliktas iš senų įstatų, turbūt su mintimi, kad mes pakeistume, bet šito mes nepakeitėm. Tai tiesiog reikia dabar apsispręsti, tai čia, kadangi mes vis tiek dabar darbiniam esant variantė, tai čia problemų nėra. Reikia tik apsispręsti ir mes žodį paprasta išbraukiam. Ar paliekam kaip yra, kaip dabar buvo, ar mes taip tą ir supratom, nors yra žodis paprastai įrašytas, bet mes supratom, kad reikia bent 4 balsų. 5. 5 išeina, jo. Taip, tada irgi keli ranką, tai, žodžiu, padiskutuokim. Jo, tai aš ir ateičiai labai tikiu, kad nauja valdyba dirbs produktyviau ir geriau. Nesakau, kad kažkaip blogai dirbo, bet manau, kad visada, jeigu judam į priekį, tai bus geriau. Ir aš visgi pasisakyčiau, kad nekeisti šito punkto. Tai reiškia, kad svarbus sprendimai turėtų būti priiminėjami paprasta visų valdybos narių balsų dauguma. Nežiūrint to, kad yra tik tai, tarkim, 6 nariai, kurių užtenka kvorumui. Bet vis tiek reikėtų 5 balsų priimti sprendimui. Jo, kaip ir dabar mes esam turėję, tai sakau, kadangi aš irgi sutinku su tuo, kad nauja valdyba visą laiką būna aktyvesnė, tai, kaip sakant, yra vilties, kad nereikės šito dalyko daryti. Tai dabar tais apibendrinam ir ar visi supratom, kad mes šitą punktą, jis kaip raudonai buvo, taip ir yra paliktas, tai viskas su juo gerai. Reiškia, kad dauguma turėtų. Ir geltoną irgi palikim tiem trigubiem balsavimam, kur iš 3 variantų bandysim 2 išgryninti, tai tose situacijose. Ten gali būti lygybės ir va čia bus atsakymas, ką daryti. Jo, nu šiuo atveju šitas net ir nesikeičia, tai dėl to va taip turėtų būti ir tada viskas bus tvarkoj. Tai puiku, ar dėl įstatų dar turim kažkokių klausimų? Jeigu ne, tai tada viskas kaip ir tvarkoj, bendru sutarimu pakeitėm visus, o tą pakeitimą mes irgi sutvarkėme. Tai eikime toliau savo darbotvarkės klausimais, tai liko 4 svarbus klausimai. Ir man po truputį baigėsi balsas, bet dabar jau gal mažiau šnekėsiu. Tai dabar perėsim prie rinkimų. Rinkimuose mes turėjom galimybę iškelti kandidatus. Aš gal netgi ir tada pasidalinsiu, ką mes turime susijusi su būtent rezultatais kandidatų. Taip, tai savo laiške prieš porą savaičių, kur rašiau kvietimą dalyvauti susirinkime, taip pat ir prašiau iki kovo 2-3 klubus iškelti kandidatus į valdybos PDV koordinatoriaus, prezidento, revizoriaus kandidatus. Tai mes gavome tokius kandidatus, galiu trumpai perbėgti, į valdybą mes oficialiai gavome 8, į PDG koordinatorių 1, į prezidentą 1 ir į revizorių 1. Kadangi Rimantas ir ten pasisiūlė, tai žiūrėsim čia dar, kad patikslinsim, Rimanto paties paklausim, kuriame jis kandidatė nori likti. Aišku, būtų gerai, kad revizorius liktų kažkoks kandidatas, nes jeigu neturėsim revizoriaus, tai bus sunku dirbti. Tai Rimantai, tada tikrai trumpas tau klausimas, ar tu valdybos lieki kandidatu, ar į revizorius pereini, grįžti? Lieki. Kaip matau, daugiau revizorių nekandidatavo, tai turbūt paprasčiau būtų, jeigu aš likčiau revizoriaus poziciją. Tai tada atsiėmu savo kandidatūrą iš valdybos. Gerai, ačiū tau. Gaila, bet vis tiek revizorius irgi reikalingas.
Tai tada tiesiog iš tos pusės skaičiuojant viskas taip labai paprastai išeina. Tai gal pristatysiu pirmą kandidatus. Tai mes turime iš Vilniaus disc golfo klubo 2 kandidatus, Skirmantą ir Donatą, iš Molėtų Tadą Rinkevičių, iš Visada su sportu Mantą Navagrudską, iš Discity Tadą Auselį, iš Kauno Raimondą ir iš Rietavo Marių Vaišvilą. Tai dar pasitikslinkim, ar Marius jau prisijungė, Marius yra, viskas tvarkoj. Ir tada PDK koordinatorius kandidatas pasisiūlė tik vienas, kuris ir iki šiol buvo Darius, prezidentu aš taip pat pasisiūliau vienas ir revizorium pasisiūlė likti Rimantas. Tai kadangi mes esame taip nusprendę, kad valdyboje yra 9 nariai, tai yra prezidentas PDG koordinatorius automatiškai tampa valdybos nariais ir tada dar yra 7 valdybos nariai. Na tai taip matematiškai žiūrint, mes tų, kaip sakant, rinkimų kaip ir nelabai turėsim. Bet vis tiek tikiuosi, kad mes galėsime visi trumpai pasikalbėti apie tai, kokius turime kandidatus. Gal netgi tuos kandidatus siūlyčiau ir prisistatyti trumpai, pakalbėti apie save. Tik tai sąlygiškumas turėtų būti, kad nuo prezidento turėtume pradėti, bet dabar jau turim 3 rankas, tai tada aš tikiuosi, čia tos 3 rankos neatsisakys visos kandidatūrų. Taip, Tadai, keli pirmas ranką, prašau. Taip, klausimas iškilo, ar nauji nariai negali kandidatuoti į valdybos narius? Gali, jie irgi tą patį galėjo daryti. Buvo laiške irgi jiems išsiųsta informacija, tai ir ypač senieji nariai, kuriuos dabar pakeitė kiti, tai tikrai galėjo kelti kandidatus. Jeigu dabar, aišku, yra kandidatų, tai mes turbūt juos priimtume, bet mes tiesiog, kadangi iki to siūlomo deadline turėjom tokius tais pasiūlymus, tai mes taip ir priimam. Tai gal teisingai, gal reikėtų dar paklausti ir gal kažkas norėtų dar iškelti. Gal ir Linas norėtų šiuo metu save išsikelti į laisvas valdybos pozicijas. Jo. Na tai laisvų nėra, visos laisvos dabar. Visos tuščios. Tai jeigu yra norinčių, kurie dar nebuvo pranešę apie savo kandidatūrą, tai be abejo tą galite padaryti. Čia teisingai, gal nuo to reikėjo man pradėti. Nes aš kažkaip tikėjausi, kad tie, kurie jau parašė, tai jie, kas neparašė, kaip sakant, tas ir nekels. Tai čia turbūt klausimas gal tiek Linui, bet Linas man anksčiau sakė, kad valdybos narius jie nenori ir daugiau kitur neturim, nes man tas yra iškeltas į valdybos narius, tai daugiau naujokų neturime. Kur kitos rankos visos dingo? Skirmantas buvo kėlęs ranką. Mano ranka tik apie tai, kad balsavimas vis tiek turi būti, rinkimai turi būti. Taip, gerai. Kad nėra konkurencijos, tai viena, bet be abejo čia. Teisingai. Gali visi būti, dauguma bus prieš, pavyzdžiui, tada mes turėsim rinkti naujus rinkimus. Teisingai. Jeigu nebus rinkimų, nebus patvirtinta, tai tą išlaikykim, nepamirškim. Taip. Tai pagal mūsų eiliškumą turėtume pradėti nuo prezidento, tada nuo PDG koordinatorius ir tada valdybos narių. Šitas eiliškumas yra dėl to, kad jeigu, tarkim, prezidentas kažkuris, tarkim, jeigu už 2 kandidatų neišrinkamas, tai, jisai gal norės į valdybą eiti rinkimus ir taip toliau. Tai šiuo atveju gal tada aš nuo prezidento ir pradėsime, tai aš trumpai, tik tais galiu trumpai pasakyti, kaip mums sekėsi. Tai aš tai tikrai džiaugiuosi šitom 2 kadencijom, 4 metai prabėgo labai greitai mano kadencijos. Tikrai gal tos, kaip sakant, konkurencijos prezidento poste gal tikrai reikėtų, nes vis tiek nauji žmonės visą laiką gali nešti naujų vėjų, naujų minčių. Tikrai turime kaip federacija dar kur stiebtis, pradedant rėmėjais, finansais ir taip toliau. Tai tikrai labai norėčiau tikėtis nauja tiek valdyba, tiek prezidentų, tiek PDG koordinatorium, tiek revizorium, viso, žodžiu, komandos tikrai norėčiau tikėtis naujų jėgų iš naujos kadencijos, jeigu ta kadencija bus patvirtinta. Tai tiesiog tikrai yra kur stiebtis, tai vis tiek tikiu, kad mūsų federacija eis tik tais į priekį, kad ir mažai žingsneliais. Šiaip labai gerai, kad mes turime puikius santykius su skraidančio disko kolegomis, kurie finansiškai mus tikrai gali paremti, nes bet kuriuo atveju mes jiems irgi tų sportinių taškų atnešame.
ir šiek tiek prie to prisidedame taip pat. Čia ateities klausimas, aš prisimenu, kaip irgi prieš porą metų irgi buvau gal labiau linkau link tos pozicijos, kad mes turėtume eiti atskirai į valstybės finansavimą ir bandyti kaip nauja viena jėga tą daryti, bet ateityje planuojama, kad tarkim, kas susijęs su aukšto meistriškumo lėšomis, tai minimali suma bus keliama, kurie gali gauti federacijos, tai gali būti keliama iki 20 000 eurų. Tai mums vieniems šitą sumą, manau, kad nelabai yra įkandama, mes galim tokios sumos ir nepasiekti, nes reikia kažkokio rezultato ir kiekybinių kitokių rodiklių. O kai mes esame kartu su Skaidančių disko federacija, turbūt yra truputį lengviau ir paprasčiau tuos rodiklius pasiekti. Tai turbūt šitoje vietoje mano pozicija pasikeitė. Aš norėčiau pratęsti tą puikų bendravimą ir bendradarbiavimą su ta Skaidančių disko federacija. Na, nepaisant to, vis tiek mums patiems irgi reikia stiprėti. Vienas iš tų stiprėjimų būdų irgi privalomų dokumentų buvo strategija, apie kurią mes čia irgi kelis metus kalbame, tai gal nauja mūsų komanda būtent ir bus toksai vienas iš uždavinių sukurti naują strategiją, taip pat turėti atskirus žmonės į savo srities, kažkaip pasidalinti savo srities išmanimu ir kažkaip tai viens kitam padedant dirbti temomis. Tai čia irgi toksai ateities turbūt svajonė. Tai va, tai trumpai čia aš išsiplečiu, nes ne visai apie prezidentą čia pakalbėjau, bet, žodžiu, viskas vis tiek yra su tuo susiję. Tai kviečiu palaikyti mano kandidatūrą ir tada galime balsuoti. Kaip ir minėjau, mes turime 13 balsų ir kas tada balsuoja už kitų kandidatūrų neturime, tai tiesiog už mano kandidatūrą 3 kadencijai dar 2 metams. Arba gal norite kažko paklausti, prieš tai pamiršau. Nes nesiūlau bendrų sutarimų. Tik rankų nenuleiskit, nes aš dar nepradėjau jų vardinti, nes reikės vis tiek įvardinti įrašui. Tai mes turime dabar 11 rankų, tai Mantas Tadas, Skirmantas Donatas Laurynas, Justinas Mereta, Marius Raimondas ir Linas. Tai ačiū Jums. Ačiū už palaikymą, tikiuosi sakau, kad dirbsim visi kartu. Jeigu man klausimų neturite, tai galime pereiti prie PDG koordinatorius rinkimų. Irgi turime vieną kandidatą, kaip matėte, labiausiai turbūt patyrusi mūsų PDG žmogų, šnipą iš PDG mūsų federacijoje, tai Darius. Gal turite kokių Darių klausimų, arba Dariau, gal tu nori kažką, irgi turi kokį prisistatymo kalbą. Nekalbų gal nerašiau, įsijungiau kamerą, kad matyčiausi čia, ne už kadro kalbėčiau. Tai, ta prasme, aš irgi matau, kad esu vieną šitą kandidatūrą išsikėliau ir gal kaip prieš 2 metus, sakysiu, ko gero patirties turiu tame, daugiau mažiau pažįstu visus ir kaip čia, turbūt jau kiek čia 4 metus, ar ne, mes tą federaciją čia bandom vystyti, tai ta tokia pozicija to PDG koordinatoriaus kol kas, tai per tos 4 metus tokia susidėliojo, kaip aš savo ją vadinu, toks užsienio reikalų ministras, ta prasme. Tai čia gaunasi, kad ne tik su PDG tie santykiai, bet ir su VFDF tuo pačiu, ir su visais tais santykiais, kas yra su užsieniu, ir plus dar turbūt su Skraidančių disko federacija. Čia su Mykolu, ko gero, daugiausiai įdedam darbo dviese tame ryšio palaikyme ir kadangi, ir tas ir su užsienio turnyrais, ko gero, tuo pačiu visą tai tampa susiję, tai greičiausiai per tos metus nemažai įdėjau indėlio į visus tos rinktinių išvažiavimus ir džiaugiuosi to, aišku, kad pavyko tą finansavimą, kadangi pats nuo 2010 Europos čempionatuose dalyvavau ir kol kas pavyko nei vieną nepraleisti, kiek jų buvo, tai kaip prisimeni tos savo asmeninius biudžetus, už kokius ten važiuodavom ir tik iš grinai savo asmeninių pinigų išvažiuodami tos čempionatus. Tai visai smagu dabar, kad pavyksta irgi tą rinktinėm užtikrinti, kad žmonės su labai nedidelėm asmeniniam išlaidom gali sudalyvauti tose varžybose. Tai pasiruošęs tą daryti, ko gero. Tos žinių patirties turiu. Kol kas noras dar nedingo, tai galiu bandyti toliau tą pratęsti. Su PDG Europą dar tikiuosi irgi, kad jinai po truputį kaip
tokia savarankiška organizacija nesenai įsteigta irgi stiprės, tai gal ten irgi dar atsiras kažkokių tai naujų dalykų ir idėjų, ką galima iš tos pačios PDG Europos išpešti ir naudos Lietuvos disc golfui. Gal dar kažkokia atsiras naujos galimybės, kurių dar neturėjom iki šiol. Tai va, tai tiek trumpai. Puiku, ačiū. Ar bus klausimų dar? Jeigu klausimų neturime, tai kviečiu balsuoti tada, kas už tai, kad Darius būtų išrinktas PDG koordinatorius federacijoje. Taip, ir tada mes čia vis nepasiekėm to maksimalaus skaičiaus. Tai, šiuo atveju pasiekėm. Tai 12 kandidatų, 12 balsų, vieno kažkurio neturim. Tai aš tada įvardinsiu, nenuleiskit, tai Mireta, Laurinas, Tadas, Marius, Mykolas, Linas, Donatas, Mantas, Skirmantas, Raimondas, Justinas ir Tadas balsuoja už Darių. Tai Darių sveikinam. Dėkui už pasitikėjimą. Teks 2 metus dabar aktyviai dirbti, nes jeigu nedalyvausi posėdžiuose, matai, kad bus prastai. Teks teisintis. Gali nepadėti. Ir tada pereikime prie valdybos narių. Vis tiek jų turime 7, tai gal pradėsime bendrai, gal gali tiesiog tie siūlomi kandidatai save pristatyti. Ir aš tada pagal sąrašą gal tiesiog trumpai pristatykit, ką matot savo darbą, kokį federacijai, kuo galite prisidėti ir panašiai. Ir šiaip gal kažką norit pasakyti. Tai Skirmantai, tu pirmas mano sąraše, tai Skirmantai, prašau gal. Laurinas vis dar kelia, bet spėju, čia irgi nuo balso liko. Taip. Taip, aš esu valdybos narys nuo pradžių, tai mes jau 2 kadencijas baigėme, ne? Liktai čia būtų 3. Viena, ką aš matau, kas yra svarbu pačioje valdyboje, tai gal reikia dar šiek tiek tobulinti patį jos darbą, kad būtų sprendimai kuo labiau parengti dar iš anksto iki posėdžių ir kad nebūtų ekspromptinių sprendimų tokių, kurie išgirsti čia pat reikia vos ten aptari gyvai ir jau reikia kažką balsuoti. Tai čia toks apie patį procedūrinį mūsų darbą ir aš taip siūlyčiau pasirengti ar kokią šiek tiek tvarką, kiek įmanoma, per daug savęs neapsunkinant, bet kad būtų kuo tvarkingiau. Labai geras dalykas yra tas mūsų filmavimas, transliavimas posėdžių, tai visada viskas aišku, kas buvo nuspręsta ir kodėl buvo nuspręsta, tai čia labai gerai. Tai dar vienas nedidelis žingsnelis, jeigu mes truputį daugiau padiskutuotume dar iki posėdžio, ten elektroniniais laiškais ar per chatą kokį. Tada, kai pagyveni truputį su pasiūlymu, dieną kitą apgalvoji, gali dar išlysti koks nors kabliukas, argumentas už ar prieš. O dėl pačios tokios veiklos, apie patį turinį, tai ką Mykolas jau ir kalbėjo, aš manau, mūsų federacijos darbo efektyvinimui, kas būtų pageidautina, gal ir sunku iš karto viską įgyvendinti, gal po truputį, bet tas pasiskirstimas už tam tikras sritis, nes aš įsivaizduoju, kad iki šiol, nieks nebuvom už nieką atsakingi, tai nieks nejautė tokio truputį krūvio, o ką aš padariau to ir toj srity. Jeigu mes pabandytume pasiskirstyti, tai nereiškia, kad turi imti ir jau dirbti labai daug valandų skirti tam, bet jeigu kabo konkrečiam valdybos nariui tokia nedidelė atsakomybė. Kažkas atsakingas už tai, kad pakoordinuot truputį, pavyzdžiui, vyresnių žaidėjų įtraukimą į disc golf ar jų bendradarbiavimą ar jų žaidimą tų pačių klubų vyresnių. Tai kitą kartą ir netiek jau daug reikia padaryti ir jo labiau federacija tai ką jinai gali padaryti tokia kaip koordinatorius, sujungti kontaktus tarp vieno miesto, kito miesto, padirbėti gal tą mažąją taurę ar dar kažkokią tokį turnyrėlį padarai ir viskas, čia jau yra šis tas, ne? Tai kitas gal, kas turi noro jaunimo, pavyzdžiui, tiesiog, kad būtų žmogus, kuris apie tai galvoja, kuris tai jaučia kaip savo tokią nedidelę atsakomybę ir kažkas galvotų, kaip jaunimo čia paskatinti, išjudinti, surasti
vienose kitose miestuose, gal kažkaip juos apjungti vieną renginį. Nu, va taip, ir tiesiog pagalvotume, kokios čia dar sritis, taip, jaunimas, gal moterų, vyresnių, dar ką nors pagalvotume, dar gal kažkas už rėmėjų paiešką, va tiesiog pasimtų tokį mintį, darbą, nu, ir bent jau mąstytų, pavyks, nepavyks, bet mąstytų. Aš manau, kad taip mes realiai pajudėtume į priekį ir tai nebūtų taip, kad dabar galbūt daug kas žiūrim į prezidentą, tarsi jis čia kaip ir viską turėtų padaryti, ar už viską atsakingas. Tai va, nesakau, kad būtinai viską čia imam ir pasiskirstam, nors skraidantis diskas būtent taip ir daro, kad jų valdybą sudaro kaip čia komitetas ar tiesiog žmonės, kurie už sritis atsakingi. Bet gal net pradžioj neformaliai taip pasiskirstydami, ne tai, kad reikia įsirašyti tvarką, įstatus, dar ką nors, bet tokį mažą žingsnelį, jeigu žengtume, tai taip. Jo, plus savo veikloje tai šiek tiek prisideda prie visokio dokumentų koregavimo tvarkymo, net tų tvarkų, pats kaip teisininkas tą tokį turiu įdirbį šiokį tokį. Šiek tiek laisvalaikiu papiešiu kokį nors grafikų iš federacijos informaciją, kai reikia paskleisti taip savo nuožiūrą, kas man patinka, kur jaučiuosi stiprus, tai ten kažką ir padarau. Bet čia toks kol kas, kai visada viskas labai savanoriškais pagrindais. Tai tiek. Gal kas turite Skirmantui klausimų? Nes jeigu ne, tada einame prie Donato, taip pat iškėlė Vilniaus discgolfo klubas. Donatai, gal irgi trumpai gali prisistatyti, kad matytų. Sveikučiai. Tai trumpai, discgolfe jau 8 metai. Pagrindė dalyvauju Vilniaus discgolfo klubo veikloje, kiek galimybės leidžia, aišku, visada turnyrų organizavime. Ir formaliai, ir šiaip. Formaliai kaip KOTID dažniausiai, kur reikia savanorystė, turnyrai, parkas, priežiūra, lygiai taip pat viskas, kas susijęs su discgolfu įdomu, svarbu, tai dėl to ir sutikau ir norėjau kandidatuoti į valdybą. Tai patirtis šitam kontekste, kad į valdybą kandidatavau prieš 2 metus irgi, aplinkybės visus klostė tada kitaip. Užtat per 2 metus dar tik patirties daugiau gavau ir nekantrauju panaudoti valdyboje. Tik trumpai. Ačiū, Donatai. Rankos kelkite, jeigu turėsite kažkokių klausimų. Taip, toliau Tadas iš Molėtų kelia ranką. Taip, Mireta, prašau. Tai aš savo kandidatūros neišsikėliau laiku, bet dar apmašius visgi norėčiau eiti į valdybą, bandyti būti čia ir vėl, kaip ir prieš 2 metus. Jeigu dar įspėjau. Turbūt taip, nes mes dar balsavimo nepradėjom, mes dabar čia tik bendraujam su kandidatais, tai tada tave įrašysime ir tu tada būtum kaip nuo Šveicarijos klubo. Tai bet tada gal iš karto žodį ir tartume, taip pat tada papasakok trumpai, kokie tavo norai, planai. Tai šiaip svarsčiau ilgai, ar galėsiu, ar spėsiu, bet manau viską įmanoma, jeigu galima, ir dar, nes tikrai noriu. Ir nežinau, studijavau aš magistro studijas tos vadybos, būtent sporto vadybos, tai manau, kad gautas žinias tikrai galėčiau panaudoti, pasidalinti ir labai pritarčiau ir Skirmanto idėjom, kad valdyba turi pasidalinti darbais. Tai, nežinau, aš irgi linkčiau link tokio dalyko, kad kiekvienas turėtų savo misiją, savo užduotį kažkokią, kokią turėtų įgyvendyti ir už ją būtų atsakingas. Pati valdybai galėčiau prisidėti tiek rėmėjų paieškom, tiek socialiniais tinklais, kas, manau, neblogai sekas, nes patinka tai. O manau, kad kuo daugiau viešintis, tuo būtų geriau visai mūsų sporto šakai, kaip augimui, kaip žinomumui ir panašiai.
Tai, nežinau, pati kaip būdama mergina federacijai, taip pat moterų klausimais disgolfe galėčiau būti kažkuo naudinga ir atstovauti tą pusę. Ir tiek, kaip žaidėja, kuri dalyvauja visuose turnyruose. Tai, tai tiek būtų iš manęs. Puiku, ačiū. Klausimų kol kas nesimato. Gal klausimai bus prieš balsavimą, matysime. Taip, toliau tada, kaip ir sakiau, Tadas buvo eilėje iš Molėtų. Taip, Tadas, prašau. Gerą vakarą visiems. Tiesiog vienas pagrindinių motyvų, kodėl norėjau tapti federacijos nariu, nes stebėdamas įrašus mačiau kai kurių narių pasyvumą ir tai kėlė pyktį. Kadangi federacija yra jauna ir jai reikia augti ir tiesiog esu motyvuotas ir kaip ką tik matėte, neseniai kalbėjau vieną personą prisijungti prie kandidatų į narius posėdžio metu, tai tiesiog manau, kad būsiu tas, kuris ieškos daugiau žaidėjų, daugiau dalyvių ir būsiu motivatorius prisijungti prie augančios šios sporto šakos, kurie mėgaujuosi aš, mėgaujasi draugai mano ir kviesime augti kartu. Puiku, ačiū Tadai. Kitas eilėje Mantas Navagruckas, vietoj iškeltas Arūno iš Panevėžio. Taip, Mantai, prašau. Pandėlė, Matas. Kaip jau jaučiuosi kaip prieš darbo pokalbį. Kaip esu iš Panevėžio, kaip sakant, šiemet pradėjau Panevėžį HCP lygą, kas jau buvo seniai Panevėžyje, tai kaip sakant, stengiuosi žaidėjus įpratinti tokio prieminį varžybų lygio, kad daugiau galbūt važiuotų į taurės etapus, gal pradėtų važinėti, pajustų tą varžybų malonumą, kaip sakyti, tą įtampą varžybų. Ką galėčiau, sakau, esu vadybininkas, jau paskui 20 metų vadybos srity dirbu. Tai, kaip sakant, irgi galėčiau tų pačių rėmėjų paieškoti pagalbą. Tada irgi žiūriu, stengiuosi, bent jau visą laiką stengiausi žiūrėti visus valdybos posėdžius įrašus. Irgi mačiau, kaip sakyti, irgi kas šnekėjo, kas tiesiog tylėjo visą laiką prisijungė, kad norėtųsi ir savo nuomonę pasakyti. Pats žaidžiu disgolfą kokius, bijau pameluoti, 4-5 metus, tiksliai neprisimenu, kada pradėjau. Ir aktyviai žaidžiu, vos ne kiekvieną savaitgalį su disku. Tai, kaip sakant, vis dar mėgėjas po tiek laiko. Tai gal tiesiog iš mėgėjų pusės kažką ir galėčiau pasakyti, kas galėtų būti pasiūlyti, kad pritraukti daugiau mėgėjų į šitą sportą. Tai va, tiek. Puiku. Labai geras darbo pokalbio išėjo komentaras. Taip, Skirmantai, gal turėsim pirmą klausimą pagaliau. Aš tik noriu pasidžiaugti dėl Panevėžio handicapą. Mantas, kaip sako, kad ėmėsi organizuoti, nes kažkada prieš kelis metus taip domėjausi ir kai išgirdau, kad nėra tokio dalyko ir taip buvo labai keista, nes kartais norisi, pavyzdžiui, kur aplankyti Panevėžį, bet kai nėra nuolatinio kažkokio žaidimo, tai ir nežinai, ar ten rasi kažką, ar nerasi. Tai man džiaugiuosi, kad taip yra. Ir ką užsiminė Mantas, kad yra mėgėjas, tai jo, čia tarp kitko yra toks svarbus dalykas, irgi balansas tarp pro valdyboje ir mėgėjų, kad, kaip žinom, interesai šiek tiek išsiskiria pro žaidėjų ir mėgėjų žaidėjų. Tai labai gerai, jeigu bus dar daugiau to balanso į mėgėjų pusę. Tai tik tiek tokie pastebėjimai. Dar pasakysiu, atsiprašau,
Kiekvieną sekmadienį 11 val. Panevėžyje vyksta HCP. Prašome prisijungti. Puiku. Važiuosime į Panevėžį. Taip, kitas eilėje, kitas Tadas Uselis iš Disk City Team. Tai Tadai irgi prašau. Sveiki. Jo, tai aš 20 metų patirtį turiu tokio vadybos ir vadovavimo, kitose veiklose. Tada, aišku, turiu 2000, kada mes ten 3 pradėjom žaisti Ultimate ir 9 pradėjom žaisti disc golfą. Tai visame tame turiu daug patirties. Paskutinius 2 metus, jaučiausi biškį atitrūkęs, bet turbūt natūraliai dėl to, kad nedalyvau valdyboje. Tai aš būsiu, ambicingesnis negu prieš tai pasisakė, kad gal gerai būtų turėti. Tai aš savo tikslą keliu būtent išskirti veiklos sritis valdyboje ir tada pasidalinti atsakomybės. Tai jeigu man per 2 metus su valdybos kitais nariais pavyks tai pasiekti, tai mano tikslas bus įgyvendintas valdyboje buvimo, dalyvavimo. Tai trumpai. Ačiū, Tadai. Tikslai visą laiką yra svarbus. Taip, kitas kandidatas yra Raimundas. Raimundai, Kauno klubas. Gal nori ką nors pasakyti? Ar girdite? Girdim. Ne, tai labai daug, tai aš nemoku šnekėti. Man palengvino situaciją truputį Mireta. Tai noriu apsimesti, palengvinti darbą, kad tą konkurenciją sumažinti, pavyzdžiui, tai užleisiu merginom eilę. Aš atsiimu savo kandidatūrą. Ai, netgi šitaip. Va, koks tavo pristatymas. Bet nebūtų ten daug vargo balsavimo. Gerai. Donatas kelia ranką, gal Donatas irgi nori atsiimti savo kandidatūrą. Nu, va, gražiausiai, dabar perėsim prie atsiėmimų. Aš pirmoji eilė, kad kandidatų būtų tiek, kiek tų norinčių ir visi norėtų. Kitas dalykas, kad kuo būtų įvairesnis atstovavimas. Ir kadangi kandidatų buvo mažiau, norinčių kandidatus buvo mažiau negu yra vietų, dėl to kaip ir sutikau nuo Vilniaus disc golfo klubo antras būti. Tai jeigu Mireta atsiranda, aš mielai visus balsus atiduodu savo, jeigu jų turėčiau Miretai. Ir moterų atstovavimas, ir patirti sporto srityje, ir įvairesnis disc golfo atstovavimas iš Lietuvos. Tai disc golfe būsiu, klubo veikloje ir Skirmantą turėsim ir panašiai. Tai jeigu dar yra klausimas, Raimondai, tu Kauną atstovauk dar. Tai palikim taip, Mireta įstoja ir viskas. Svarbu, Raimondas dar linksmas būtų. Mes labai mandagus abudu. Mes dar išsiaiškinsim. Tai va. Tai tiek, aš irgi taip pat Raimondą norėjau peršokti, kad tegu jis daug nesisklaido. Tai Mireta įstoja, viskas gražiai sugula. Tai aš atsitraukiu Miretos naudą, o Raimondai tu būk. Tai jūs dar čia nepabaikit, nes žinokit, dar 2 kandidatai gal, ar tiksliau vienas dar gal jis irgi pasitrauks, tada čia mūsų trūks kandidatų, bet tikiuosi, kad taip nebus. Tai visiems dar pabaikim prisistatymus ir tada išsiaiškinsim, kiek čia mūsų dar liko. Iš Rietavo Marius Vaišvilas yra siūlomas. Taip, Mariu, prašau. Tik nepasakyk, kad tu pasitrauksi. Ne. Sveiki. Girdit mane? Taip. Tai atstovauju Rietavo disc golfo klubą. Norėsiu pakeisti kaip ir savo brolį. Klausydavaus ir domėdavaus, ką jisai pasakoja ir kas vyksta federacijoje. Man tai įdomu, nes norėčiau tikrai prisidėti prie federacijos darbo. Nežinau, kuom galėsiu,
kokias užduotis paskirsit, tokias tikrai galėčiau atlikti. Norėčiau prisidėti prie disc golfo platinimo. Šiaip teko prisidėti RTV prie turnyrų organizavimo, HCP organizavimo. Tai, manau, biškai kažkokios tokios patirties turiu, supratimą apie disc golfą turiu. Žmonės ir žaidėjus girdžiu. Manau, tą balsą perteikčiau. Tai va, gal tik tiek. Ačiū, Mariau. Tai dabar tik dar kartą pasigarsinkim, kiek čia mes tų kandidatų likusių turime, nes iš pradžių Raimondas norėjo atsisakyti, bet paskui Donatas paprašė jam leisti atsisakyti. Aišku, mes tokios galimybės negalime atimti iš kandidatų, tai Donatai dar tik noriu pasitiksinti. Čia aš į Donatą Oželį kreipiuosi, kad būtent tu nori atsimti savo kandidatūrą ir tada pasiliekam kandidatus. Viskas Miretos naudai, o Raimondas, manau, neatsiims, nes jo buvo motyvas, kad Mireta atsirado, tai mano ta prasme motyvas stipresnis. Gerai, tai, žodžiu, jūs nenorit demokratijos žaisti, nenorit balsų skaičiuoti, galima ir taip daryti. Gerai, tai... Reikia, kad Kaunas būtų, ir Raimondas būtų, baigit. Jo. Viskas tvarkoja. Mes gal ir Raimondą gal būtume atkalbėję. Tai viskas tvarkoja, tada Donatai, ačiū tau už drąsą. Ir tada, nes aš jau buvau pasiruošęs skaičiavimo lentelę, kiek čia kas kokių balsų turės, bet matau, kad to nebereikės. Tai Raimondai, viskas tvarkoja, tu sutinki likti tada, taip? Gerai. Gerai. Puiku. Tai tada, kadangi visi prisistatė, tai bet kuriuo atveju, kaip ir Skirmantas minėjo, balsavimas vis tiek turi būti, tik šį kartą tas balsavimas bus tiesiog jau nebeskaičiuosim, kas kiek kartų balsavo, nes iš tikrųjų turėtume turėti tais po 7 balsus, bet nebūtinai jos visus panaudoti. Tai dabar tiesiog paprašysiu už kiekvieną kandidatą pakelti rankas, aš fiksuosiu, įgarsinsiu protokolui ir užrašysim skaičių, kiek žmonių palaikė tą kandidatą. Tai Skirmantas buvo pirmas, tai kviečiu kelti rankas, kas pasisako už Skirmanto kandidatūrą į valdybos narius. Taip, ir tada įgarsinkim Tadas, Mantas, Justinas, Tadas, Marius, Mykolas, Donatas, Mireta, Skirmantas, Laurinas ir Linas. 11 balsų. Užrašau į protokolą. Taip, nuleiskime rankas, nes dabar balsuosime. Kitas kandidatas yra Tadas iš Molėtų. Kviečiu balsuoti už Tadą iš Molėtų. Mykolas, Mantas, Mireta, Marius, Tadas, Linas, Donatas, Laurinas, Tadas, Justinas, Raimondas ir Skirmantas. 12 balsų. Matai, Skirmantas čia klausia, gal galim bendru sutarimu, jeigu jau prieš tai buvo pasakyta, kad jau reikia balsuoti, tai žinai, už prezidentą tai bendru sutarimu nebalsavom. Tai praeikime. Taip, Mantas, Navagruskas. Prieš tai, kad tik būtų apskritai balsavimas, o jis gali būti ir bendru sutarimu ir rankas keliant. Tai galima, žinoma, ir taip, jeigu nieks neprieštarauja. Nes aš, žinai, tavo tą balsavimą pasiūlymą supratau, kad būtent rankas kelti, žinai. Ne, toks griežtas, kad būtinai čia. Supratau. Tai viskas tvarkoj. Galiu aš ir taip paklausti, ar tada dar už likusius irgi bendru sutarimu galime pritarti, ar tiesiog kažkas nori balsuoti. Nes jeigu nors vienas norėtų balsuoti, tai mes tada turėtume prie balsavimo pereiti. Tai pakelkit rankas už visus 5 likusius. Ne, rankų nereikia, bet tiesiog. Bet faina, žiūrėt. Supratau. Man tai faina skaičiuot, žinai. Tai tvarkoj, bendru sutarimu, turbūt fiksuosim tada, kad bendrai valdyba priimta bendru sutarimu, nes tikrai balsai vis tiek yra užtektinai tų balsų, tai viskas tvarkoj. Gal ir gaila, kad Donatas pasitraukė, nes, sakau, vis tiek būtume tvarkingai susibalsavę, suskaičiavę ir gal būtume ir Donatas, ir Raimondas, ir Mireta, gal būtumėte visi 3 patekę. Kas čia žino? Na, bet ką padarysi, toks jau tas demokratijos gyvenimas. Tai viskas tada, šitos balsus baigėme skaičiuoti, viskas tvarkoje ir mūsų paskutinis liko tada darbotvarkės klausimas, tai yra būtent
Kiti klausimai, tai čia turbūt nežinau, ką turite meni, gal... Revizorius. O, revizorius, teisingai, aš jau nebežiūriu darbotvarkę, dėl to taip ir apsidžiaugiu, kad jau baigėsi. Atsiprašau, Rimantai. Dar prieš revizorių pristatant noriu pats trumpai pasakyti tikrai gerų žodžius Rimantui, padėkoti, nes tikrai jisai man padeda būtent, kai mes tiek kas susijęs su licencijuotų žaidėjų balsavimų patikrinimu, tai jisai tikrai tvarkingai viską sistematiškai patikrina, ar nėra ten, kaip sakant, sukčiavimo jokių. Tai čia mes tikrai nemažai bendradarbiaujam, taip pat be abejo visas finansinės ir veiklos ataskaitas, taip pat Rimantas man padėjo ir paruošti ir patvirtinti jas ir patikrinti. Tai tikrai Rimantas turi irgi darbo, čia aišku gal nėra tas kasdieninis reikalas, toksai, kaip sakant, tik tais porą kartų per metus, bet tikrai gerai turėti revizorių ir tą reikia turėti. Ir aš labai džiaugiuosi, kad toks revizorius kaip Rimantas yra. Bet prieš Dariui duodant klausimą, gal Rimantai tu dar kažką nori pats pirmas pasakyti? Aš galiu įkišti trigrašį. Aš galvoju, nesi klausimą? Dar norėjau pagirti, gerai. Klaukiau, ar tu pasakysi ar ne. Rimantas dar taurės bendrą įskaitą visą skaičiuoja. Ir paskutinėme etape padaro, kad atsirastų tie skaičiai per 10 minučių. Tai čia super. Programuojas ten kažką. Ir teisingai skaičiuoja. tą pratęsiant noriu pridėti, kad šiem metam padarėt man dar truputį darbo, tai su tuo susitvarkiau jau, kadangi keitėsi taškų skaičiavimo principas taurės rezultatų. Tai jeigu kažkas rasit klaidų skaičiavime naujame, tai duokit žinot, tikrai ne iš piktos valios. Informuokit ir viskas tvarkysim, pataisysim. Tai turi meni, kad revizoriaus darbą irgi reikia revizuoti? Taip išeina. Na, matai, pagal įstatus revizoriaus darbas tik tai finansinę ataskaitą tvirtinti, bet taurės etapų skaičiavimo irgi apsiėmų savanoriškai, tai šitoj vietoj bendrom jėgom viskas skaičiuosim. Tikėkime, kad viskas teisingai skaičiuosis, bet maža ką. Pirmi metai pagal naują sistemą. Taip, Dariau, dar tu gal klausimą kokį turi bent? Aš turiu dar vieną klausimą revizoriui, ar susitvarkysi su dar naujų challenge, nes taurės, kaip atsimenam, padarėm privalomą šitą 10 ir 3 metrų žymėjimą ratų, tai gal bus graži idėja sezono statistiką suskaičiuoti, geriausias patentas, green hiterius ir taip toliau. Nu, mes šitą aptarsim vėliau atskirai. Kai pradėjai sakyti, tai galvojau, kad siūlysi, kad revizorius turi patikrinti, ar tikrai 10 metrų ir tikrai 3 metrai. Šitą irgi galima. Gal tiek to. Reikėtų naujos, kaip sakant, pareigybės, jau nebe revizoriaus, o kokio nors tenais statisto. Inspektorius. Statistas. Taip, Skirmantai, čia nežinau, Rimantas jau baigė savo prisistatymą. Aš tik papildyt, kad dar svarbi Rimanto revizoriaus funkcija yra patikimai skaičiuoti tautos balsus, kai yra bendras licencijuotų žaidėjų balsavimas dėl kokio nors dalyko, tarkim, dėl turnyrų. Tai ir bendrai įskaita. O taip, ką Darius užsiminė apie dar papildomas funkcijas, tai čia be abejo jau krypsta kalba apie etato steigimą arba tokį apmokėjimą, nes žmogaus per daug išnaudoti tikrai negalima savanoriškais pagrindais, tai dar, bet čia jau valdybai galėsim pagalvoti. Taip, kiek čia pasirodo revizoriui daug darbų pasiūlė. Tai tikiuosi, kad valdyba irgi bus aktyvi ir tuos darbus pasidalins tarpusavį ir tada bus visi revizoriai taps. Tai Rimantai, jeigu tu daugiau nebeturi ką pasakyti, tai tada kviečiu balsuoti ir turbūt bendrų sutarimų gal pritarkime, kad irgi Rimantas ir vienas kandidatas, kol kas geriausias kandidatas, tai siūlau bendrų sutarimų ir kadangi niekas neprieštarauja, tada viskas tvarkoja. Tai ir priėmėme. Ačiū Jums, Rimantai, sveikinu. 2 metus turėsime, manau, kad smagaus darbo. Tai viskas su rinkimais tikrai viskas, dabar tikrai nieko nepamiršau. Prie kitų klausimų, nežinau, ar turime kažką pasakyti, bet Skirmantas jau
prie kitų klausimų ir pasakė, kad artėja startas registracijos į taurės sezoną. Tai pirmasis etapas bus kaip tik Vilniuje, tai kovo pabaigoje, tai būtent kovo dabar šį sekmadienį, kaip suprantu gerai, ir prasideda registracija. Tai tikėsimės, kad bus aktyvus sezonas, nes jau žiema baigėsi dėja, tai teks prasidėti jau pavasarį. Taip, Skirmantai, gal dar turi ką pridėti tą klausimą, ne? Matau. Taip, jeigu žmonės žiūrės įrašą, tai primenam, kad yra įvairių naujovių šiemet taurėje ir daugiau divizionų ir galimybė pro žaidėjams žaisti ir kitą dieną MA1 divizione. O tai pasižiūrėkit, federacija kiek gali stengiasi viešinti tas naujoves ir gal dar suspėsim dar ką nors paviešinti, atkreipdėmėsi į pagrindinius naujus dalykus, bet atkreipkite dėmesį, naujovių visokių yra. Ir registracija iš tiesų viena iš naujovių 3 savaitės iki etapo. Tai taip, kaip jau minėta, jau šį sekmadienį pirmą etapą prasideda. Taip, Dariau? Dabar aš klausau 3 savaitės, žiūriu į Disc Golf LT puslapį taurės reglamentą ir ten parašyta registracija prasideda likus boldų 4 savaitėm iki turnyro. Va, kaip gerai, kad kažkas skaito tus reglamentus, einu ir aš pasižiūrėti. Aš tiesiog dabar prieš... Darysim ASAP. Kuo greičiau. Aš nežiūriu į reglamento failą, bet žiūriu į tą, kas yra tinklapyje parašyta. Gal čia dar koks nors siurprizas laukia, kad failė vienaip, o tinklapyje kitaip. Jeigu čia nedidelis... Reglamente irgi 4. Reglamente irgi 4. Nes man čia šiaip rimti dalykai, nes yra deadline'ai ten įvairiom stadijom registravimuose. Taip. Tai dabar negalim pult staiga ir nuo penktadienio paleisti, nes jau truputį vėluojama, ne? O tai pažiūrėsim, čia reiks tada viską labai paviešinti ir informuoti visus, tai kaip tos stadijos, ar jos lenkasi ar ne. Jeigu mes čia jau vėluojam ir pražiopsojam 1 savaitę. Bet stadijos gana trumpos, ten buvo 24 valandos pirmai stadija ir 72 antrai. Nu, ta prasme, viena para ir... Tai būtent dėl to čia truputį jautrus klausimas, jeigu staiga netikėtai paleidžiam ir ta stadija per dieną praeina. Iš kitos pusės gal nebus kamšaties, tai gal viskas bus gerai. Aš tai siūlau tada vis tiek turbūt gal palaukti sekmadienio ir kaip sakant, tą savaitę susivalgys, bet gal čia kaip pirmam etapui nieko čia baisaus, bet aišku, tada reikia Linui turėtų menį, kad Pušynas yra antras 26, tai reiškia 4 savaitės jau bus kovo 21, turbūt taip, jeigu gerai skaičiuoju, 22. Jau reikės tą registraciją pradėti. Tai viskas čia gerai, kad yra, kas revizuoja reglamentą, kaip mes pasirašė, nes šitas jau priimtas praeitų metų pabaigoje, tai mes ir truputį ir pamiršom. Bet viskas tvarkoja, pirmam etapui visą laiką sunkiausia, nes visi išbandymai jam ir kyla. Tai kolegos, labai gražiai 2 valandas ir tilpome. Noriu dar kartą pasidžiaugti naują valdybą, palinkėti tikrai gerų komandiškų darbų ir kaip ir Mireta minėjo, kad yra tų naujų visokių temų, kuriomis mes galime pasiskirstyti ir vienas kitam padėti, tai tikrai federacija nuo to tik tais geriau. Jeigu mes judėsime į priekį ir, kaip sakant, turėsime kažkokių tai pasiskirstimų tam tikromis temomis ir darbais, tai labai to linkėčiau. Na ir linkėčiau, kad mes būtume tikrai aktyvus. Dabar, kaip matau, čia visi, kai pamatėt, kaip įstatus pakeitėm griežtai, tai dabar gal visi tikrai būsit aktyvus. Ir labiau nauja valdyba visą laiką iš pradžių tikrai aktyvi. Tai linkiu, kad tiesiog tas aktyvumas ir nesumažėtų bėgant metams. Tai ačiū visiems ir tada gero vakaro ir pasimatysim parkuose. Tai dėkui už vadovavimą, Mykolai. Iki greitai. Gerą vakarą. Gerai viso. Viso. Dėkui.